Ir jokių išlaidų negali atimti. Tai ten gal 1000 gauni per mėnesį, bet tavo išlaidos, tarkim, ten administracija, Airbnb, bookingas ir taip toliau, ir tau lieka 100 eurų, bet mokesčius mokėsi nuo 1000. O jie čia dėl verslo liudimo pigesnio sutaupė ten kokius 500 per metus, o už darželį prarado 1200. Nuoma, flipai, visas tas nekilnojamo turtas yra verslas, tai yra bet kokiu atveju verslas, nors, nieks nesako, kad tai verslas, ne, sako, užsiemu nuomą, investavimu, bet tai yra, verslas nekilnojamo turto. Tarkim, parduoda turtą kokį gruodį, ne, ateina jau laikotarpis deklaruoti pajamas ir dar, kaip ir metai nesuėjo, bet tu nenupirkęs naujo turto, tai kaip ir turėtum susimokėti mokestį už deklaruoti, nes dar sąlygų neįvykdai. Bet jeigu aš galiu pasinaudoti GPM lengvata, reiškia, aš parduodu asmeninį turtą. Jeigu aš parduodu asmeninį turtą, tai nėra ekonominė veikla. Jeigu ne ekonominė veikla, reiškia PVM nėra. Teisingai sudėliojus pajamas, kaip jas deklaruoti, kokiu tempu, kokiu dažnumu gauti, kur gauti, po pusmečio finansavimas 120 000. Sveiki, žiūrovai, šiandien turime labai svarbią temą. Mokesčiai. Ir šiandien savo studijoje turime verslo finansų konsultantą su 22 metų patirtim ir taip pat žmogų, kuris net 15 metų vadovavo savo apskaitos paslaugų verslui. Tai Tomas Štura. Ir šiaip į mūsų studiją po ilgos pertraukos sugrįžęs Marius Semoška. Manęs klausė kiti investuotojai, sakė, kur dingo tavo partneris? Mariu, tai kur tu dingai? Manęs irgi klausė, sako, ar jūs įsikėrėt su Gedrium, ar ne? Jo. tai niekur nedingau, daug darbų, daug reikalų. Kažkaip mes rečiau turbūt susitinkam filmavimo aikštelį kažkur, ar ne? Bet galbūt sugrįšim dažniau, ne? Iš tikrųjų, tai ko Marius neišdavė, tai jis, tiksliau, ko neišdavė, tai kad išdavė Kauną į Vilnių. Tai va. Mes dabar skirtingose miestuose su Gedrium, sunkiau susitikti. Jo, tai žodžiu, aš išduosiu, ką jis išdavė. Arba aš netavažiuoju iki Kauno, arba Gedrius iki Vilnius netavažiuoju. Jo, tai geriausiu atveju galim kurti kontentą Lentvarį. Jo, Elektrėnuose, Lentvarį ir dar Kaišiadoryse. Tai jeigu gerų objektų turit, galit parašyti, žodžiu, pakolabinsim mes su Mariu. Jo, tai atsiprašau, kad truputį atėmiau minutę nuo Tomo. Tai Tomai, gal gali truputį papasakoti apie save, vis tiek, sakyčiau, veteranas mokesčių srity? Tai labas Gedriu, labas Mariau, labas vakaras, rytas, žiūrovai, nežinau, kas kuriuo metu žiūri. Tai esu 22 metus jau apskaitoju mokesčiuose ir 20 metų konsultuoju. Tai konsultuodavau ir verslus, ir tuos pačius buhalterius auginau. Dabar dirbu tik su konsultacijom ir daugumoje iš tikrųjų ateina pas mane, kas susijęs su nekilnojimu turtu, kas darbuojasi. Ir tas yra šiai dienai labai populiaru. Atrodo, kad visi tom užsiema, gal tik aš tokioje aplinkoje dabar esu. Burbulė tokia. Tokiam burbulė, jau atrodo visi investuoja ir dabar atrodo net to turto nelieka, kad į ką investuoti. Turbūt, iš dalies taip ir yra tiesa, jo šiek tiek mažėja, tada reikia atsirinkti tinkamą turtą ir jau daugiau reikia žinių iš tikrųjų. Iš tikrųjų, dėl NT tai žmonės ir kovoja, plėšosi, ribotas kiekis, ar nėra gerų objektų. Mes neturim emigruoti iki Kėdainių, ar ne? Arba Marius atveju iki Švenčionėlių. Iki Švenčionėlių net žmonės išeina, kad nusipirktų ant tai, nes, Vilnių jau... Nebeperka, tiesiog. Jau viskas. Neįperka, arba dar neturi pakankamai gal žinių ar pagalbos iš kažko, kas padėtų rasti tinkamą objektą, nes, kaip pradedančiam dažniausiai yra sunku susivokti ir kai pamato dabar, kokios ten yra grąžos, kokie finansavimo galimybės, tai išsigąsta. Tada gal reina į tos tolimesnius miestus, bet irgi ne visada yra gerai, kai yra toli tas objektas. Taip, nes tada tiesiog prastesnis likvidumas, ar ne? Ir kontrolė gal ta pati, nes tau reikia važinėti, ten ieškoti meistrų, vis tiek tenai tu turi žinoti. Vilnių gal, jeigu gyveni, lengviau susirasti. Aš su kolega kaip tik diskutavom vakarą apie NT gražas ir buvo, kad Panevėžy parduodamas yra didelis objektas, ten 18 būtų, man atrodo, su graža 12,5% metinių. Ir diskutavom, ar tai yra didelė, ar tai yra maža, ar Vilnių gali tą pačią gauti. Tai jisai sugeba gauti tokią pačią Vilnių su mažiau durų, nes 18 ten su 5 darim. Tai sakė, kad yra tikrai gera graža, bet vėl priklauso nuo to, kiek ten reikia managemento. Aš manyčiau, kad durų kiekis neturi jokios įtakos. Nelabai turi įtakos tam pelningumo procentui, nes tu ir su vienom gali turėti, tarkim, 13 durim ir su 10 gali turėti 13. Kai kurie kaštai ten mažėja, kai kurie didėja. Jeigu trumpalaikė nuoma, tai turbūt tie kaštai
kuo daugiau objektų vienoje vietoje, tai jie mažėja, nes ten viena valytoja tada ateina. Nemėgsta tie trumpalaikės nuomos administratoriai bėgioti ten po vieną būtą, bet jeigu tu jam 8 paduodi vieną vietą. Bet tada kiti niuansai atsiranda, žinai, trumpalaikė nuoma, tai yra jau PVM apmokestinama, jeigu tu turi daug, kaip sakai, durų, daug jau to nuomojimo objektų, tai jau tas pajamas gali būti PVM apmokestinamos ir jau tau suvalgo 21%, plus dabar yra nauji išaiškinimai išėję, kad jeigu tu atiduodi administratoriui pilnai administruoti, negali verslo liudijimą išsiimti trumpalaikiai nuomai, kas irgi 15% atsiranda. Nuo visos sumos skaičiuojas tada dar ne ir mokesčiai? Nuo administratoriaus? Ne, tai... Nuo to sugautų pajamų? Pas mus nuoma apskritai skaičiuojama kaip nuomos pajamos, tu nieko net minusuoji. Tai yra kaip ir veikla, bet apmokestinamas visos pajamos. Tai kai imi verslo liudijimą, tai susimoki iš verslo liudijimą fiksuotą sumą ir tada jau pajamų iki 45 000 verslo liudijimų gali gauti, neapsimokestina. Tas pats ten trumpalaikė, ilgalaikė nuoma, bet jeigu verslo liudijimo neimi, tai gali būti, tarkim, administracinės patalpos arba kas, nes verslo liudijimas gyvenamosios paskirties. Tai automatiškai tavo visos pajamos skaičiuojasi, kad tai yra pajamos ir jokių išlaidų negali atimti. Tai ten gal 1000 gauni per mėnesį, bet tavo išlaidos, tarkim, ten administracijai, Airbnb, bookingas ir taip toliau, ir tau lieka 100 eurų, bet mokesčius mokėsi nuo 1000. Taip, ir dauguma kas sakė, kad sako, jeigu tu labai daug turi, tarkim, trumpalaikę nuomą, tai kai supliusuoji visas platformų, administratorių, komunalinių, tai sako, realiai atrodo, kad nuomos kaip ir pajamų yra daug, bet kai tu nuėmi visą tą ir dar nuėmi mokesčius, tai sako, jeigu geriausia atveju, jeigu 50% lieka, pelno, jo, kad po viso to pajamų, kad tavo pajamų lieka 50%, nes dar iki pelno dar ten gali būti ir banko paskola ir dar kažkas ir ten iš vis ten prasiskės, gal net ir prigeneruosi ir minuso. Tai sako, jeigu 50 lieka, tai yra normaliai. Jeigu 50 yra, tai normaliai. Nei gerai, nei blogai. Jeigu jau mažiau nei 50, jo, tada ne kažką. Aš gal užbėgsiu už akių, mes turbūt klausimų kitokių, bet kadangi kalbame apie tą trumpalaikę nuomą dabar, ar ne, kada yra, Tomai, tas lengvatinis PVM, ten 9%, šiaip 21, ne, bet yra kažkokiais atvejais 9%. 9% yra apgyvendinimo paslaugos. Tai tą patį ir liudimą išsiimant jau yra kitas verslo liudimas, tai yra kaip veikla, jau ten sodros mokesčiai įsijungia. Ir jau apgyvendinimo paslaugos teikia atitinkamai įstaigos, kurios turi teisę tą teikti. Bet fizinis tarkim, žmogus, fizinis žmogus gali registruotis kaip apgyvendinimo paslaugos? Turėdamas veiklą gali, jo. Bet iš principo, čia jau reikia būti PVM mokėtojui. Tai klausimas, čia reikėtų pasiskaičiuoti, kiek ar tai apsimokiau su nuoma, nes dažniausiai, jeigu jau pradedi artėti prie tos ribos, kaip PVM-as su trumpalaikė nuoma, skaičiai rodo, kad tada geriau ilgalaikė. Mažiau vargo. Daugiau stabilumo. Taip, ir plus dar, dažnu atveju žmonės traktuoja tas pajamas, kad, aš gaunu į sąskaitą, tarkim, Airbnb pervedė ten 900 eurų už mėnesį, tai čia mano pajamas, kurias aš turiu deklaruoti. O iš tikrųjų, tai ne, tavo pajamas yra tiek, kiek žmogus, tas, kuris apsigyveno, sumokėjo būtent platformai. Platforma nuskaičiuoja, tarkim, ten surinkai 1200, o tau pervedė 900. Taip. Tai tavo tikrosios pajamos yra 1200, 300 yra tiesiog tavo komisiniai, kurios, tu negavai, bet teoriškai tai yra tavo pajamos, kurios tu sumokėjai. Ir mokesčiam, tarkim, skaičiuojant, tu turėsi nuo to 1200, tarkim, tą patį. Taip, nes čia tavo... Taip. Ir tada iš tų, jau, skirtumas dar didėja, tu ne tik 300 platformai palikai, bet ir dar, tarkim, čia konkrečiu atveju, ten 180 eurų paliktum 15% nuo visų nuo to, kad taip sumokėjai, nes, praktiškai tai būtų, jeigu ne platforma, jeigu imčiau žmogų administruotą, tai man 1200 davė, aš jam sumoku ten 300 už priežiūrą, man liko 900, tiesiog platforma iškart pati pasiema, nereikia mum atgal sumokėta, tai dėl to. Jo, tai nemažai yra netgi tokių, žinau, kad Kaune yra Polo Regis Apartments, taip vadinasi administratorius, apie 50 turi nekilnojamo turto objektų, tai jie tam, kad sutaupytų ant to, kiek supratau, Airbnb ir taip toliau kitų mokesčių, kūrė netgi savo website, savo nuomos tokią kaip mini platformą, kurioje yra ten sukelti tie visi jų ten, tarkim, 50 plus ten administruojamų būtų ir kad, nes, tas tarpininkavimas, jis atrodo, kad 14% nieko tokio,
bet kai tu, kuo didesnis tas mastas. Signifikant gaunasi ta suma yra. Taip. Tas pats vagerių, ką sakai, kad daugas ir glampingų sakiausiu, ne, kuris į savo puslapius, nes jiems atsives pigiau į savo, negu mokėt platformai tos didžiulius mokesčius. Nes kai kurie glampingai netgi sako, mes, sako, iš kur padarom, tą didesnį srautą į savo tą website, sako, nes mes paimam, tarkim, yra Booking.comas arba Airbnb, ar ne, ir jie, tarkim, ten 15% kaip pavyzdys, ar ne, paima tą fee. Tai sako, mes pusę to mokesčio duodam kaip nuolaidą savo, kas apsigyvens, mūsų klientam, o pusę lieka mum. Tai toks gaunasi win-win. Tik tais, kad pralašė, nežinau, Airbnb, ar ne? Ir sako, tie, kas gyvena glampingai, yra patenkinti, nes gavo, ten netoli 10% nuolaidą, o sako, ir mes irgi patenkinti, nes, mūsų pajamos irgi truputį padidėjo. Tik tais, žinoma... Taip, plius ar tu savo brandą auginės, žinai, tu turi savo puslapį, kuris, nežinau, tavo yra brando pavadinimas, ir tu savo brandą tada, žmonėm labiau būni matomas, labiau kali galvą ir tu auginėsi brandą iš tų pinigų, kuriuos sumokėtum platformai. Yeah. Taip, bet čia, žinai, irgi tas yra dvi pusės. Ta pradedi pats dirbti, tai dėmesys tavo į tą sutaupimą, ne ant komisinių, bet realiai gal tu galėtum tą laiką skirti ir ten antrą, trečią objektą daryti, o ne administruoti. Tai čia vėl ką pasirenki, žinai. Nes dažnai užsisuka visi ir aš tame tarpe, tuose smulkiuose darbuose atrodo, kad pigiau padarysiu, bet mes prarandam tą laiką, kur galim daugiau investuoti. Turiu meni, kad pasisamdyti kažką dažnu atveju būna, atrodo, sudėtinga, brangu ir čia kai kada atsipirks, bet mes patys tą laiką galim produktyviau išnaudoti. Jo, kad jeigu tu kažką gali pasamdyti, kas darys, nežinau, tą darbą už 20-30 eurų per valandą, pats daryti, tarkim, kažkokį vystymo verslą, kuris gal bus ten 100 ar 200 eurų per valandą. Tai. Manęs irgi ten kartais klauso, ar jūs darote ten kokias konsultacijas? Tu galėtum daryti tas konsultacijas, bet, kaip čia, opportunity cost, galimybės kaina. Kol tu kažką konsultuosi, tai tada tu, nevystysi kažkokio didelio objekto, arba ten, nežinau, nesupirkinėsi baldų, ar dar kažko. Čia arba tada kaina bus, žinai, ten pasidarysi 200, 300, 500 už valandą. Aš sakiau, kadangi nemažai yra žmonių tokių, kur ten ateina 3-4 klausimai, žinai, yra. Tai sakiau, 3 klausimai yra ta riba, kur gali, ypač jeigu nereikia niekam skambinti, kur gali nemokamai atsakyti Messenger, Instagramą, visą kitą negaila, bet kai matai, kad tas sąrašas pradeda ten rutuliotis ir jau bakalauro baigimą į darbą pradeda panašėti, tai tada sakai, sorry, čia panašu į mokamą konsultaciją, jeigu nori pusę valandos 150 ir žinok, tu nepatikėsi, pradėjau tą gal taikyti kokiam 5 žmonėm nusinčiau, kol kas nei vienam, žinok, nereikėjo. Baigėsi, žinai. Jo, kai reikia nemokamai, visi... Aš gal sakysiu, kaip tik dabar visi sutiko ir visiems mūsų to. Visi nusifiltravo, žinau. Bet čia, ta prasme, taip, yra, ir pas man dažnai būna tų klausimų, 1-2, bet, vieną klausimą 2 galiu atsakyti, bet, tai vertės neduoda. Žmonės galvoja, aš gausiu atsakymą ir išsispręs ir galėsiu toliau judėti. Bet, dažnai reikia žiūrėti bendrą paveikslą iš principo. Ko aš noriu ilguoju periodu, kaip... Ir jo, pas man tas pats būna 1-2 klausimai, pasakau, kad, tai mokama konsultacija bus, nes matau, kad daugiau jų bus, jau iš patirties matau, kad jų tikrai bus daug ir ko to laiko ten būna, sako, man reikia pusvalandžio, matau, kad tikrai netilps. Sako, neužteks. Bet iš principo, ir sakai, 150 pagailį eurų, bet kokios, kiek klaidų gali išvengti ir kokį greitį gali gauti, tu nuėjęs už 150 eurų nupirkęs kažkokią konsultaciją, kad ir pusvalandžio, iš tavęs, tarkim, dėl to vystymo. Nes, pats tu gali daryti daug klaidų, ir vis tiek klysim, bet pasikonsultavime žinosim, kad aš padariau klaidą, apie šitą kalbėjo ir bus lengviau greičiau judėti. O kai pats darai, gali iš 3 karto tik suprasti, kad čia klaidą darai. Taip, ypač man paskutinės 2 gal pamokas su to greičiu ir klaidom ir kaip reikia kitus samdyti, ką aš nešiau. Tai vienas labai nesenas buvo su Hanerio objektu, kadangi aš nesu ten statybų super specialistas ir neturiu labai daug, kai, nežinau, ten ateina dėdė elektrikas, jis elektrikas, bet jis užmeta akį sieną, sako, čia siena truputį kreiva. Ten, žodžiu, nuokrypis 1,5 centimetro per, nežinau, 2,5 metro, bet, iš mato, iš akies. Aš nematau, man atrodo, viskas ok. Tai, tarkim, į tą patį, į Hanerį, ten yra 4 būtai, nukeliavo, toks kaip priėmėjas, ar ne, kur žmogus sužiūri brokus. Iš Kauno važiavo, tai ten kaina šiaip jo paprastai, jeigu vienam būtui, gal 120 eurų. Tai ten gal 4, tai gal nučardžins, nežinau, 200 ar 240. Tai jis iš karto atvažiavo, sako, tai va taip. Terasa, sako, jau 20, aš dar raktų negaunu, to būtų, sako, bet terasa jau 20% savo
amželio, sako, jau nugyveno. Kaip sakau, suprasi, jau nugyveno. Nu tai va, sako, neimpregnavo laiku, paliko, sako, jinai jau peržiemojo, nu, va, prie tokios žiemos. Ir, sako, ten krūva pjūveno papačia yra privaryta. Sako, nėra oro tarpo normalus. Ir, sako, tos pjūnos dar greičiau ten jie pūdo. Tai, sako, pati pigiausia mediena sudėta. Tai, sako, va, jeigu šiaip turėtų ten 5 metus tavo tą terasą gyventi, tai, sako, dabar jau, nu, geriausiu atveju turbūt 4, žinai. Nu, tai aš jau iškart žinau, kad turbūt pirmą atveju man nuvažiavus, nežinau, reikia imti jau grėblį, pjuvenas nukasti ir jau žinau, kad jau reikalau gero oro, kada galės žiūrėti, kad impregnuoti. Pasiteisino, nu, tas specialistas, jeigu žiūrint darybose su Haneriu, ten jie kažką pataisė, nu, kažkokius padarė pataisimus iš to. Tai jis tik vakar atsiuntė raportą, nu, man į e-mailą, sakau, viskas sufotografuokit, atsiuskit, sakau, kad būtų su pastabom. Tai jis tą, ką atsiuntė, nu, tarkim, buvo tokių visokių menkų brokų. Įrėžimas, įmušimas. Vienoje vietoje ten iš vis, nežinau, tokia normalus įkalimas į sieną. Žinai, buvo, nu, tokį turbūt... Čia pilnos apdalos pas tave, ne? Jo, pilnos apdalos. Ir sakė tuos visus dalykus, kad jie pataisys per dieną. Bet tu, va, žinai, tarkim, aš būčiau pražiūrėjęs kurį nors vieną iš jų. Ir po to man, tarkim, aš gaunu raktus, pasirašau, kad neturiu jokių problemų. Ir po to po kokią, nežinau, 2-3 mėnesių pamatau ir tada grįžčiau atgal ir sakyčiau, man ten garantija, sakytų, tai tu virtuvinį nešiais pats reikaliai. Taip, taip. Nu, ir tada pasirašai. Jo, ir tada įrodinėk iš, nu, o vis tiek statybininkai, jeigu vietoj dirba, jie tos pačius dalykus viską spręs per vieną parą. Tai va 200 eurų turbūt ta kaina, tai va aš jau žinau 4 terasom, ką reikia daryti, jau krūva ten tokių visokių mažų klaidų padarė, tai va tas, kad samdyti specialistus, ypač, nu, jeigu nėra ta kaina ten, nežinau, 1000 ar 10 000, toks, nu, tikrai, va, čia... patarimas mūsų žiūrovom, žodžiu, jeigu kažką įsineši, tai firma galit. Čia geriau, kad mes turbūt irgi ne vienam objektui, kaip irgi, ar ne su tomu konsultavome, su kitais žmonėm, tai tu realiai per kitą, nežinau, 150 ar 200 eurų tą valandinį perki know-how žmonių, kur ten, nežinai, 10-20 metų tame dirbo ir tu už tą sumą tiesiog nusipirki. Arba 22, ar ne? Tai nusipirki know-how visą, tai čia, manau, no-braineris, kad imti, pirkti ir naudoti, žinai, susirašyti ir ne vieną kartą galbūt, žinai, nes nežinau, 500 eurų, 600 eurų už konsultacijas kažkokio tai projekto, tau ten, žinai, atsipirks turbūt 10 kartų. Tai kartais būna ir nu, turėjau atvejį, kad irgi atėjo su tam tikrų kiekių nuomos pajamų, mokėjau mokesčius ir padėliojom naują strategiją, kaip čia optimizuoti, kaip geriau padaryti, kaip išskirstyti tas pajamas per kokius būdus, apmokestinti, nu ir faktiškai dabar ten apie 6700 per metus taupo. Tai žinai, vieną kartą ateini, susimoki, iš tokį gal sutaupimą net ir apsimoka ir pusę sumos atiduoti, tau per kitus metus ten per pirmus atsipirks ir dar per kitus. Tai, nu, kartais ir tavo atsakai 10 000, nu, žinai, priklauso nuo objekto, žinai, tu ten objektą darai už 500 000, taip, bet jeigu už 2 milijonus, tai ten ir 10 ir 20 000 gali tau taip viską pakeisti, nes ypač kai didelis objektas, finansavimas, jeigu pasiemi ten 15% iš fizinių asmenų paskolas, nu, tai tengi pinigai tau kiekvieną minutę jau brangus yra, tu ten kiekvieną minutę brangi, tai tie konsultantai, darbų vadovai, viskas yra labai svarbu. Jo. Ir greitis tai tikrai labai svarbu, nes paskutinis mano atradimas ir buvo, kad buvo vienas video, kad nupirkom 3 butus nuomai ir aš kažkaip iki galo nebuvau įsisąmonęs, kad, nu, kai bankui mokėtai, tu įprastai mokėm, nu, 2 dėdamas yra palūkanos ir tu išsipirkinėjai, tiesiog, kad kredit. O ten buvo iš tų 3 butų, 2 butai buvo ant numų, o numam, jeigu tu sumoki tą pradinį 15, tai tu moki tik palūkanos. Nu, tai realiai tik tais išlaidos. Viskas, nu, 100% išlaidos. O niekas nesikaupė? Jo, niekas nesikaupė, nes aš su to mindsetu ateini, kad, nu, vis tiek, nu, tai čia pusė, žinai, tam, pusė, žinai, tam. Nifiga, ten viskas vien nuostolį. Ir vienas būtas, tarkim, įsirengia, kaip visi, sausį, o kitas būtas ten įsirengia spalį. Ir aš įsivaizdavau, nu, nežinau, tuo metu, kad ten 10 mėnesių ten vėlos, bet įsivaizdavau, nu, čia gal mėno kitą, žinai, ir visiems 3 būtam viską supirksiu kartu. Virtuvinis kartu, baldai kartu, viską kartu. Ir po to, kai atgal pasižiūriu, o ten dabar ten būtai apie 600 eurų nuomos ten generuoja. Tai realiai tas 10 mėnesių, tai jis jau yra 6 000 eurų. 6 000, jo, ir tu rinkai statybininkus, nes 2 tūkstančiais ar keliais pigiau, bet laiko kaina gavosi ten, žinai, minus, žinai, 6 000 eurų. Nu tai okei, vienur sutaupiau 2, kitur praradau 6, at the end of the day praradau 4. Tai va, čia yra staupimas ant to statybininko, kur atrodo, kad pigiau padarys, peržiūrėknai statybininkus. Nu, nežinau, čia vieta, vat, kur man būtų, yra daug vietos tobulėti ir mokytis su to menedžimu ir
Kiti, ten įspūdingais tempais dirba. Bet čia vėl gal kiek laiko gali tam skirti. Ar ne? Kiek laiko gali užsisukti. Grįžtam prie klausimų tada, ne? Grįžtam. Tai mūsų gal toks vienas, mes gaunam iš tai tikrai nemažai tų klausimų. Netgi pabandėm parankiot antroji dalyvat, galėsime į konkrečius klausimus žmonių irgi atsakymą duoti po kokių 1 metų nuo tada, kada jie uždavė klausimą. Bet dabar jau profesionalas. Nesvarbu sugrįžti. Jo, kad sugrįšim. Reklama. Prieš kelias savaitės buvau nerealiam renginį NT Camp, į kurį susirinko NT entuziastai iš visos Lietuvos. Kas smagiausia, kad tame renginyje dalyvavo virš 120 žmonių, tai kokiais 110 čia daugiau negu pačiam NT Camp pirmajame renginyje. Sakyčiau, neblogai pasistumėjom pirmin. Ir tame renginyje susirinkę pranešėjai buvo praktikai, ne teoretikai. Jie dalinosi, tame tarpe ir aš, savo realiomis istorijomis, kaip jiems sekasi, arba dažnai, kaip ir nesiseka, su kokiais iššūkiais susidūrė. Kas man dar labai patiko NT Camp'e, tai pati atmosfera, nerealus vakarėlis, kuris kai kuriem dalyviam pasibaigė 6 ryto. Druskininkai, nepykit ant mūsų. O tie, kas norėtumėt prisijungti prie šios bendruomenės, arba tiesiog išgirsti tikrai įdomių mokymų, nusipirkite savo bilietus į sekantį NT Camp'ą jau dabar. Tie, kas perka anksčiau, perka pigiau. O aš nuo savęs dar papildomai pridedu Skerys NT 30 nuolaidos kodą, su kuriuo gaunate 30 € nuolaidą savo bilietui. Tad einam dabar į ntcamp.lt, suvedam nuolaidos kodą Skerys NT 30 ir pasiemam savo 30 € nuolaidą. Iki pasimatymo sekančiam NT Camp'e. O dabar grįžtam į video. Kaip manai, Tomai, kaip pasirinkti optimalų modelį tarp, kaip sakėm, minėjom, verslo liudijimo, ar ne, individualios veiklos, ar įmonės steigimo, kad maksimaliai sumažintų mokesčius. Nes aš, pavyzdžiui, netgi NT Camp'e, kur buvo Druskininkuose, irgi gavau 2 ar 3 paklausimus, irgi ar ant fizinio, ar ant juridinio, kokią formą, kodėl, sakyčiau, čia, turbūt dažniausiai. Nekilnojamo turto investuotojai. Jo. Tai pagrindinis, tai iš tikrųjų visi ateina su to pačiu klausimu ir pas mane. Tai individualios veiklos apskritai nėra tokios kaip, ne? Tai gali mokėti 15%, bet registruotis negali. Ta prasme, nuo nuomos arba nuo vystymo. Jeigu dabar išskirt nuomą, ne ir vystymą, ne flipus, tai... Gal nuomą pirmą imkim. Pirmą nuomą, ne? Tai tokio, kad vieno atsakymo iš principo nelabai yra. Aišku, šiai dienai nuomą imant ant fizinio asmens yra daug pigiau. Aišku, galima daryti ant juridinio, ten nusidėvėjimas, kažkokios išlaidų daugiau gali, bet tam reikia skaičiuoti. Ne? Dar reikia turėti gerą buhalterį, žinokit. Jo, Maniškė sakė, no go, žodžiu, nes aš prisižiūriu visokių amerikietiškų podcastų, prisisvaigsti, kaip jie ten, žinai, uždirbinėja didelius pinigus, nusirašinėja, žinai, visą kitą, ir sakai, darom tą patį. Sakė, sakė, blogis čia, arba tingi. Šiaip būtų klausimų, man būna, kad kuo mažiau daryti, žinai, to geriau. Gal ir dar tas yra, kad pati ta nekilnojamo turto vystymas nuoma, ten yra daug niuansų, nes kiekvienas objektas yra jisai skirtingas, plus tie apmokestinimai labai skirtingi, PVM-as yra, nėra, jeigu įmonė imti. Ten ir tas, sukelia daug neiškumų ir ne visi, tai yra vis tiek sritis tam tikra, kur reikia specializuotis, tada yra sunkiau dirbti ir ne visi apsiema iš tikrųjų, o kiti kartais apsiema, bet nežino, ką daro. Tai irgi... Tai būna irgi pasisamda tokius buhalterius ir po to ateina konsultuoti, sako, man buhalterė sako taip, bet, taip bet negalima. Įstatymai sako kitaip. Jo, įstatymai sako, aš girdėjau kitaip. Tai jeigu grįžtant prie nuomos, tai šiai dienai vis tiek susifinansuoti, jeigu, tarkim, investicinis objektas, pigiausia yra finansuotis ant fizinio asmens, tas ir laikotarpis gali būti ilgesnis, tada tu mažiau sumoki banko paskolai, tau daugiau lieka pinigų. Pats apmokestinimas irgi, jeigu tu nuomoji su verslo liudijimu, gyvenamosios paskirties, kas iš principo ir turėtų būti nuomojama žmonėm gyvenamoji paskirtis, o ten administracinėse nelabai tinkama gyventa, tą dabar savivaldybės kontroliuot pradeda. Tai verslo liudijimas yra pigiausia forma ir plus dar, vėl priklauso nuo to, kokiam mieste tas turtas yra, to verslo liudijimo kaina priklauso. Kartais būna ir kokie mieste tu registruotas esi, irgi tą kainą priklauso. Aišku, su tom registracijom, ką pastebėjau, žmonės, vėlgi čia tas noras sutaupyti atsiranda, užsiregistruosiu kitą mieste, išsiimsiu verslo liudijimą.
bus pigiau verslo liudimas. Ir tikrai, ne vieną atveju turėjau, kad po to, žinai, vaikai eina į kokį ten privatų darželį gauna kompensacijas savivaldybės, kur po 100 eurų, ne, o jie čia dėl verslo liudimo pigesnio sutaupė ten kokius 500 per metus, o už darželį prarado 1200. Nu, tai ta prasme, kad visada, aš ką noriu pasakyti, kad žiūrėti plačiau yra, ne, ir tai tą klausimą atsakant, tarkim, gal pigiau yra vystyti per fizinį asmenį, bet gal tavo strategija yra kažkokia kitokia, ilgalaikė, tai galbūt tu gali ir tą juridinį įterpti, žinai, tą visą. Plius, jeigu, sakykime, kalbant, tu kalbė dabar apie finansavimą, ne, kad ten geresnės sąlygos ir panašiai, bet vis tiek tas investavimas per fizinį asmenį yra ribotas, jeigu tu kalbant apie finansavimą, ar ne? Tu nepasimsi ten paskolų, ten, nežinau, tiek daug, ar ne, ar taip. Iš esmės tiek daug nepasimsi paskolų per fizinį asmenį, nes yra ribotas. Žiūrint priklauso nuo tavo greičio, aišku, kiek tu nori, jeigu per metus 5, tai taip, bet vis tiek tas tavo pajamų krepšelis ir kreditavimo galimybės jos auga, nes tu įsigyji naują objektą, tavo nuomos pajamos, ne, jos ne iš karto bankai, kredito įstaigos ima kaip tavo pajamas kreditui gauti. Ir net ne visas ima, iš tikrųjų, netgi kai tu jau turi ten 2 metų istoriją, atsimenu, kad irgi reikėjo, tai kreipiesi vieną, ten, užskaito 70%, kreipiesi kitą, užskaito tik 30%. Tai čia nuo banko politikos labai priklauso, nuo pajamų tipo, nuo to... Yra sutartis tenai, nėra sutartis. Taip, deklaruota jau nedeklaruota, ten pusę metų pernai nuomavai, tarkim, gali 5% imti, metus nuomavai deklaruoja iš ten kokiu 7-9, labai priklauso ir nuo banko. Ir... Tai grįžtant prie verslo liudimo, ar ne? Žiūrovam, ar ne, truputį dar paaiškinti, kad verslo liudimą tu gali išsiminėti 3 tipų, ar ne? Vienas, kad gali, tu nuomoji toj pačioj savivaldybėje, kaip ir esi registruotas, ar ne? Tarkim, kaip pavyzdys, yra Vilnius ir, nežinau, ten kokia Ukmergė, ar ne? Ir tu gali gyventi, būti registruotas Ukmergėj ir tada gali išsimti skirtingo tipo tos verslo liudimus. Tik tais, kad tu nuomosi Ukmergėj, kaina bus, ten labai pigi, nežinau, ten, tarkim, kaip pavyzdys, 100 eurų. Bus ar ne, tada galėtų būti, kad visoje Lietuvoje, išskyrus, man regis, ar 6 didieji miestai, ar kiek tenai yra, Vilnius, Kaunas, ten Klaipėda, gal Kuršių nerija, kas išsibraukė, ar ne? Taip. Tai ten jau kaina, tarkim, bus nebe 100, bet koks bus 200 ir 300. Ir tada, kad įtraukti visą Lietuvą, ir ten bus turbūt jau tas pats brangiausias. Jau... Nebūtinai, žinau. Viskas priklauso nuo pačio, savivaldybė nustato kainas. Tai net ir tam pačiam brangiausiam savivaldybė irgi patvirtina pati, yra, bet kaip minėjai, 3, ne? Tai jeigu, tarkim, Vilnius, tai ten galimybė 2, ne? Tu turi turtą Vilniuje, pavyzdžiui, registruotas Visagine. Taip. Tai jeigu pagal turtą imi, tai konkrečiai savivaldybė reiškia galioja Vilniaus kainos, tai bus ten arti 6-8, kažkas tokio. Bet jeigu tu ėmi Visagino kainomis, kad galioja visoje Lietuvoje, tai berods ten 9 eurų gal. O. Tai, bet reikia žiūrėti, kad galiotų, ta prasme, kad atitiktų, nes... Bet Visagino galios visoje Lietuvoje, bet ne didžiosiuose miestuose. Ne, jis galioja visoje Lietuvoje. Okay. Yra 3 variantai, kad pasiemi tą savivaldybę, tada visa Lietuva minus didieji. Ir tada, kad jau visa Lietuva, viską kažkaip kitaip vadinasi, ne visa Lietuva, bet kažkaip kitaip. Jie 3 variantai, yra 3 kainos, yra tie kainininkai visų verslo liudimų, ten mokesčių inspekcijoje jų puslapį galima rasti ir tada pasinagrinėti, kur esi registruotas, kokią kainą ir tada pasirinkti tą optimaliausią variantą, kuris tau labiausiai tinka. Nes, pavyzdžiui, Kauno atveju, ten Kauno miesto versus Kauno rajono, kad tugi esi registruotas Kauno rajone, bet NT nuomai, Kaune, tai jeigu išsiemi verslo liudimą Kauno rajone, tai skirtumas vos ne 2 būdų. Tai tu pirmas sutaupai nuo verslo liudimo, tiesiog ten, tarkim, mano atveju būdavo, kad ten būtas nuomojasi apie 500 eurų, tai jeigu GPM moka, tarkim, ten 75, o jeigu ten nuoma, ten kokia apie 38, bet jeigu dar pasinaudoji to, kad, tu gyveni Kauno rajone, esi registruotas Kauno rajone, ir tada išsiemi tą verslo liudimą tinkamą, tai tas 3,8 dar sumažėja, ten lieka kokia 20 kažkeli. Tada, jau tikrai labai ženkliai tas skirtumas jau ant mokesčių vos net 3 susitaupo. Tai va, bet aš atsimenu labai ilgą laiką vien tik GPM mokėjau. Labai. Kartais ir apsimoka, reikia vėl pažiūrėti tą verslo liudimo kainą, nes išsimt verslo liudimą, tarkim, Vilniui, nežinau, gal dabar tokių kainų ir nėra, bet jeigu ten už 300 nuomoji būtą, tai neapsimoka verslo liudimas, ten apie 400 jau yra tas, būtent lūžio taškas, kada jau verslo liudimas atsiperka.
Nes pas mus buvo daug vieno kambario būtų, visi senos statybos, ten nuomos kainos 300 kažkas ir toks, ant ribos gaunasi. Tai va tik tais, kai pradėjome eiti naują statybą, jau tie geresni, didesni būtai, ten va atsirado ten 2 kolegos objektas, kiti, tai va tik tada jau ta galimybė, kad va tuos būtus jau galima, nes jų nuoma jau ženkliai viršė tą lūžio tašką jau apsimoka. Ir kita vertus dar yra toks patogumo momentas, kad vienu įpų už visus metus padeklaravai ir tu vis tiek deklaruoji jau po to, ten kitų metų tą gegužę ir tada toks, žodžiu, jeigu esate tinginiai. Matai, vėl, tarkim, ką pastebiu, kas nuoma užsiema, tas toks pats savo palengvint gali, tu sąskaitų gali atsidaryti daug, atsidarai, tik gaut nuomoje, ne, ten lengva, tik daugiau nieko ten negauni ir nieko ten neleidi, tiesiog. Taip. Tada tu atsidarai banko sąskaitą, matai visus, Išrašą. Tiesiog gale metų, metinį, kiek gavau ir rašiau ir viskas, šito darbo nereikia net apskaitos vesti, jeigu ten reikės mokesčių inspekcija pareikalaus kažkokio žurnalo tos nuomos, tu tiesiog Excel ištrauki išrašą ir atidavai. Tai, daug paprasčiau, žinai, ten į formą gali įkelti tinkamą, bet tas, su ta 15, kur matau dažnu atveju problemą, kur yra, tai, žinai, čia faina, kiekvieną mėnesį ten įkrenta pinigai, o kai užsideklaruoja ir, tarkim, turi daug objektų ir kaip užpildate deklaraciją, dažniausiai tada. Būna daug. Ten kokia 8 000. O visi pildo kada? Gegužės 1, aišku, ne ten kova, žinai, kad pasiplanuo 2 mėnesius. Ir tada žiūri, Dieve, iš kur tu pinigų. Ne, tada skambini, sakai, paminime, šią planavom Liepą, birželį išvažiuoti atostogų. Atostogų biudžetas ką tik nuėjo susimokėti GPM. Tai va, tai čia verslo liudimas, kaip ir duoda tą, žinai, tokį pliusą, kad tau nebereikia to tokio šoko apturėti. Ir pigiau kai kuriais atvejais. Tai. Giedriu, gal antrantį tavo temą atostogas, man tai buvo pernai metais, kad planom dėlės atostogas ir iškrito ten net objektas, kur reikėjo pirkti, buvom rezervavę. Ir atostogų ta suma, kadangi nemaža kelionė buvo, atostogų ta suma visą nukeliavo į tą pradinį įrašą. Žmona labai džiaugiasi šitą pirkinį, bet... Gerai, kad vaikas dar mažas, dar nesugeba, žodžiu, irgi pasakyti, ką galvoja apie tetės investicijas. Dar neparodo, kaip nusivėlinčiai, ne? Jo. Tai, jeigu taip rezimuojant, tai individualios veiklos nėra, apskaitai kaip po tokio moka tik tais GPM ar ne, o verslo liudijimas irgi apsimoka, bet kai sakot, reikia žiūrėti full picture ar ne, jeigu gauni kažkokias įmokas susakytą, tai gal tu susirenki tą, ką sutaupai. O kas prie įmonės ar ne, iš įmonės pusės, kodėl įmonė yra brangiau negu verslo liudijimas? Jeigu žiūrėt bendrai, ta prasme, jeigu nuomosiu per įmonę, vienas dalykas finansavimas bus toksai, kad maks 15 metų, taip, tai automatiškai susivalgys nemažai to likučio, srauto, ne ką tu gauni. Tas išėmimas iš įmonės, jisai vis tiek bus 15%. Ne? Plus gali būti pelno mokestis, jeigu mažoji bendrė galbūt kaip vadovas išsimsi pagal civilinę sutartį, tai tik 15 bus, bet tau atsiranda apskaita, atsiranda nekilnojamo turto mokestis, jau įmoniai nesvarbu kokia vertė turto, jau nuo 1 euro mokė. Tai bendrojam rezultate vėl. Aišku, ten, sako, dažnai nusidėvėjimas ten atsiminusuoja ir taip toliau, taip, pelno mokestį tą sutaupysi, bet iš kitos pusės vis tiek tas turtas dėvisi, kažkada parduosi, sumokėsim, tai to pelno mokesčio, daug kas apsigauna, kad tu jį sutaupai per nusidėvėjimą ir už nuomą nemokė, bet realiai tu kažkada, tiesiog atidedi ir sumokėsi parduodant turtą. O kas nueina, tarkim, kad gerai palėtėm, kad tą nusidėvėjimo klausimą, ką galima nusirašyti ir kaip skaičiuojamas? Nes aš manau, mūsų žiūrovam čia tas turto nusidėvėjimas tokia truputį mistika, nes mes esame pratę, kad nekilnojamo turto kaina tik tai auga. Nenusidėvė. Jo, o dabar buhalteriškai jis išeina, kad jo vertė važiuoja žemyn. Tai taip ir gaunasi, rinkoje auga, buhalteriškai žemyn ir atsiranda tas didelis tarpas, kai tu jau parduodi ir tada moki, pelnas, tarkim, nupirkai už 100, parduosi už 200, ne, o nusidėvėjęs 50 tau. Taip. Tai nuo 100 PM jau mokėsi, žinai, pelno mokestį ir mokėsi, jeigu norėsi išsimti, mokėsi ir gyventojų pajamų mokestį. Tai va tas buhalterijoje, tas skirtumas, tom ir skiriasi investavimas nuo buhalterijos, kad tai yra visiškai skirtingi dalykai, žinai, kur buhalterijai pasyvas, tai čia aktyvas, ta prasme, tai va tas nusidėvėjimas, jisai gelbėja tuo metu, kai tau, dabar man nereikia mokėti mokesčio, atrodo, srautas lieka, bet vėl yra kita pusė, jeigu ten turiu vieną objektą, čia reikia žiūrėti, kiek aš noriu objektų turėti ant tos įmonės. Ir tas toks taupimas kartais irgi ateina, sako, tai aš čia nurašysiu
nusidėvėjimą, nurašysiu išlaidas, bet, gale metų bus, minusas 0 ir eisi dar vieną objektą su tą pačią įmonę finansuotis, tai tu nepadengsi, neadministruosi paskolos, mes tau neduosim. Tai čia irgi reikia dėliotis ilgalaikę strategiją. Su fiziniu asmeniu šiek tiek kitaip. Su įmonė jau ten reikia žiūrėti, kad tavo ir verslo planas būtų tinkamas, kad tu sugebėsi administruoti. Tai daugiau to darbo, daugiau iš tikrųjų reikia ir žinių, ir patirties. Tai jeigu tu pradėsi iškart nuo įmonės, bus toks iššūkis dar papildomai. Ypač jeigu tai pirmas objektas, žinai, tai reikia ir NT ten suprasti, ką ten daryti, ir su finansais. Tai šitoje vietoje sudėtingiau yra. O nusidėvėjimo, tarkim, terminas kažkoks arba procentas, arba dar kaip pasiskaičiuoja tas nusidėvėjimas? Yra, pagal pelno mokesčio įstatymą numatytas terminas minimalus, kiek turi būti, bet galima prailginti, nes natūralu, kiek minimalus yra? 15, bet jeigu... 15 metų? Taip, 15 metų. Bet jeigu... Bet ta riba, tarkim, yra... Iki kiek tas nusidėjimas yra, ten 50%, 80% nuo tos pirkimo? Ne, iki 0? Gali iki 10%. Kaip tu nustatai įmonė, gali iki 1 euro skaičiuoti iki 10%. Čia įmonė jau pasirenka pati. Tai tu, tarkim, kaip pavyzdys, pasidarai gal ne 15 metų, bet tarkim 20 metų, ar ne? Taip. Kad nusidėvės iki 1 euro, pirkai, tarkim, 100 000 per 20 metų ir tau kiekvienais metais vos ne po 5 000 vis skaičiuojant, kad... Nusirašo sąnaudų, tau mažiau mokėti ant tos sumos pelno mokesčių. Okay. Aišku, tik po 20 metų jo vertė bus apskaitoja 1 euras, tarkim, parduosi už 200, tai jau nuo 200 mokėsi. Bet dažnai būna antro varžytinėse, tas procentas rašomas kažkoks nusidėvėjimas, ten 50%, 60%. Ne, bet čia jau tas fizinis. Fizinis, čia jau kiek tu turėsi, realiai investuoti, kad atstatyti iki to tikro, vertės turto. O buhalteriškai tai yra labiau toks, piniginis nusidėvėjimas, o ne fizinis. Tai jis gali būti, nusipirksi turtą su to 70% nusidėvėjimu, bet buhalterijoje tai jis bus vis tiek 100% ir toliau dėvėsis. Tai tą laikotarpį, kiekvienam turtui dar apskritai pelno mokestis numato ten skirtingus tos laikotarpius, tai nekilnojamam irgi ten pastatam yra, dar ten naujiem gali būti šiek tiek skirtumas yra, tai irgi reikia pasižiūrėti. Ir jeigu jau įmonę turi, tai jau reikia pačiam, tame susigaudyti, buhalterį nukreipti, kaip geriau tau, kokia tavo ilgalaikė strategija ir tą galbūt nusidėvėjimą 20 metų padaryti, nes buhalteris vis tiek ims pagal įstatymą standartą. Bet, jeigu tu nepasakysi, buhalteris už tavęs nepagalvos visų pirma ir nežinos, ką tu planuoji ilgalaikį perspektyvoje, tai reikia jau pačiam susigaudyti. Tai dažnu atveju, tam reikia žinių, kad... Po to dar nepamiršk, čia svarbiausias dalykas. Pačiam po to nereikės nieko daryti. Kad neprigeneruotum po to, kai sako, reikės eiti kažkada eiti pas banką paskolos, o tu ten žiūri, kad... Minusas. Jo, minusas ir dar toks normalus minusas, kur bankas sako, grįžkit gal kitais metais, kai bus pelningesni. Bet čia jau kai eini, vis tiek nuoma, flipai, visas tas nekilnojamo turtas yra verslas. Tai yra bet kokiu atveju verslas, nors nieks nesako, kad tai verslas, sako, užsiemu nuomą, investavimu, bet tai yra verslas nekilnojamo turto. Taip. Jo, ir iš tos pusės reikia suprasti, kad ir tų žinių reikia kaip verslo ir investuoti ir laiko ir O Tomai dar jau kalbėjai, ar ne, kažkokį tai minusų, sakykime, ar ne, investuojant ir turint įmonę, bet kokie yra pliusai didžiausiai, būtent, jeigu pasirinkai įmonę, kokie tai pliusai yra įmonės? Gal minusus tik įvardinti. Minusai. Gal mūsų kanalas laikosi iš minusų, žinokit. Kuo daugiau, išlaidą atminusuoji. Ne finansinis patirimas, bet kokie pliusai. Jo. Bet pliusas gal tame yra vėlgi, reikia pasižiūrėti ir tiek nuomai, tiek vystymui nekilnojamo turto, įmonė jau gali nusirašyti sąnaudas. Tai reiškia, kokias sąskaitas gavai, kiek išleidai remontui, ten komunalinės, ta pati nuoma, ne? Kaip fizinis asmo, tu gavai ten 1000 eurų, ar 15%, ar verslo liudijimą išsiėmei, tu tik, tavo pajamas net minusuoji, nei ten valymo, nei patalinės, nežinau, ten, nei kažkokių kitų išlaidų komunalinių, ne? Ilgalaikiai nuomininkai tau kompensuoja. Tai ten, čia kompensacija yra, trumpalaikiai čia jau tavo išlaidos. Įmoniai tai jau yra veiklos išlaidos, kurias tu gali minusuoti. Tai vat skiriasi tas verslo vystymas per fizinį ir per juridinį, tom, kad tu gali daug. Ir flipo atveju, tarkim, irgi reikia skaičiuoti, pasiėmiau turtą, ten man gal 100 kainavo, 50 investuoju, parduosiu ten už 200, ne? Tai įmonė bus 50 000 pelnas, nuo kurio mokėsi. Fizinis asmuo jau mokės nuo 100, pirkau 100, pardavau už 200. Išlaidų
kurią mes išmokom su Marium sunkiuoju būdu. Mūsų atveju skaičiai ten gal buvo mažesni, ten 4 kambarių butas Šiaurės prospekte Kaune. Kaip pavyzdys, ten gal pirkom už, nežinau, 70 keli, ten buvo 5. 70 ar kiek, ir tada remontas ten irgi kokie 20-30, ir kadangi ant fizinuko buvo pirkta, tai vat irgi, kaip čia, mūsų instancijos žiūri paprastai, pardavimo kaina, pirkimo kaina, atėmiai ir viskas. Tai mokestinė prasme, tas skirtumas yra 50 000. O kai realybėj, tarkim, ten visas remontas gal 25 ar kiek kainavo, ir to realaus ten pelno gal kokie 25 yra. Bet tau gaunasi, kad apsimokestina ir tie remonto kaštai. Taip. Ir po to, kai išsiverčia tas ten, neatsimenu, ar 4,5 ar kiek tūkstančių, ar 5 000 eurų, ir tu galvoji, lygioj vietoj, jeigu būtum viską daręs per MB, taip. Būtum 5 000 ten, savo tą pelną, jeigu ten uždirba, nežinau, 25, tai jau būtum uždirbęs 30. Jo, tai va čia pavyzdys, kai reikia pasisamdyti konsultantą, kad išvengti tokių klaidų. Tai nes vis tiek žiūrint, žinai, ką tu nori daryti. Nes kai klausia, kas yra pigiau, ne? Pigiau taip, ne, per fiziką, ne, mokesčių mažiau. Bet tada kiek remonto, ne, kokias išlaidas tu turėsi, tai tada juridinis. Bet kokiu atveju, gali ir toliau vystyti, ne, ten jau kurį istoriją eiti finansuotis, susikuri kažkokį objektą, kurį nori nuomai, gali, nusipirkti pats iš savęs. Taip. Ir jį nuomuoti tada susifinansavęs. Tokiu būdu, žinai. Taip, nes... O to man buvo dar situacija, gal įsterpsiu, aš nusipirkau butą, bet tokia gal, aš nežinau, nesėkmių serijos, kaip tokia iš minusų, nusipirkau butą, iš esmės gal mažai paskaičiavimo buvo, mažai pasigilinus, buto kaina buvo ten, šiek tiek gal didesnė negu rinkos kaina, ir aš ten palaikiau, nežinau, kelis mėnesius, man reikėjo pinigų kitam objektui, aš norėjau jį parduoti, bet gaunasi, kad aš turėjau jį pardavinėti, net šiek tiek mažesnę kainą, negu aš jį pirkau. Ir man buhalteris sako, negalima taip daryti, nes čia yra blogai, neprasidavinėja butai už pigiau, nes tu kaip ir turi uždirbti, bet sakau, tiesiog aš padariau klaidą, nepaskaičiau, pirkau ten, tarkim, 100, turiu parduoti už 25, nes, nieks neperka, man reikia dabar pinigų čia ir dabar. Kaip tokia situacija? Čia reikia žiūrėti, jau užsidegs kažkur raudona vėliavėlė. Geriau parduok draugui, žodžiu, 1 eurų brangiau, vėliavėlė neužsidegs, žodžiu. Ne, čia reikia žiūrėti, bendrai vėl, kam tu parduodi, ne, draugui ar ten kažkam tai, ar savo, nes tas yra, vėl, savo yra ta rizika, kad tu rinkos kainą numažinė, ne, ir tas, kaip, pavyzdžiui, kainavo, tarkim, turėjai ant įmonės tą butą už 100 000, savo pardavė už 80, ne, bet realiai rinkos kaina yra 100. Taip. Tai kaip ir turėjau 100 parduoti, ir jeigu tu parduodi savo, tai reiškia, tu padarai savo naudą 20 000. Tai jeigu vėliavėlė, kaip sakai, užsidegs. Tai savo, tai taip, bet jeigu, tarkim, parduodi, nežinau, tiesiog trečiam asmeniui, kuris ten nesusijęs, tai visiškai... Tai jeigu savo, tai tau apmokestintų tą sumą, žinai, kad, tai kaip pelno išėmimas arba kažkokiu kitų, kaip pajamos natūra. Taip. Jeigu trečias asmuo, tai čia nesvarbu, nekilnojamas turtas, čia nesvarbu, ką parduodi, turi būti rinkos kaina, bet kokiu atveju. Tai, negali pardavinėti už pigiau nei rinka, tada klausimas, kodėl, žinai, bet aišku, kitas žmogus, jeigu perka. Bet iš kitos pusės, iš tos pusės gal ir neteisingai pasakė, kad negali visiškai pigiau. Tai gali būti, imam ir prekių pardavimus, įmonės, tarkim, turi prekių, atsiveža 10 metų, užsigulėjęs sandėlinę parduoda, jos tiesiog nori atsikratyti sandėlę ir pigiau parduos nei pirko. Tai, nereiškia, kad negali, tiesiog reikia žiūrėti, pačią rinkos kainą, jeigu dabar tiek kainuoja. Ir situacija kokia buvo, nes, kaip pavyzdys, aš žinau, kad esam irgi praeitį su Marium pirkę būtų, kad tiesiog pagaudai gerą kainą, kodėl, nes pora skiriasi, santykiai jau ten tokie yra, žodžiu, kad pasiskambino tik dėl to būto pardavimų ant ribos ir ten ateini, nežinau, kaina yra 27, tu ten paprašai nuolaidos, ten duoda ir po to sakai... Antras būtas pirktas. Jo, Marius antras būtas. Žodžiu, kai aš kaip rekomenduodavau, tai jis nupirdo geresniam kainom, negu aš sugebėjau nusipirkti, nes sukrisdavo kortą. Ir nueina, pasiskambina ir tada, tiesiog žmonės nori kuo greičiau išsispręsti klausimą, uždaryti taip toliau ir ten dar gauni nuolaidą po nuolaidas ir žiūrėk už 23 ten nusipirki. Kur rinkos kaina tokių būtų ten gal, nežinau, ten 25, 26 ar kiek. Tai va, tai tiesiog greitas. Bet turbūt, kaip Tomas sako, ar ne, tada būk pasiruošęs atsakyti, kodėl, ne? Jo, jeigu nes taip, jeigu jau taip jau šansas, labai pergyveni, tai tada, žinai,
išsirušiuoja aruodą, kad kiek kainuoja tokie būtai, nu ir tu matai, vad rinkos kaina tokia, natūralu. Ne, jis buvo pagal rinkos kainą, jis buvo pigiau negu pirktas. Negu pirktas, nu tai čia vėl, nu, mano klaida, ne, tai mes, verslas ir yra, kad, nu, ne visada seksis, ne, padarysim klaidų ir tikrai, nu, gal ir mažai kas šneka, žinai, kas vysto nekilnojamą turtą dažniausiai, tai žinai. Mes šnekam. Mes sakėm, ant Š ir ant bjaurios teisybės laiko šitas kanalas. Nu, tai gal ir gerai tas, na, prasme, nu, kad žmonės irgi įsivertintų, kad, nu, ne viskas yra gerai ir, nu, nes kiti tiki, žinai, nusipirksiu butą ir va. Mes dažniausiai tai visada būtent, kai perkam, tikimės, dar prieš pradedant remontus irgi labai tikimės, o po to po pusės metų vieną kojelę akinę nukrenta rožinę, dar po pusės metų ir antrą nukrenta žodžiu. Ir pamatai, kad jau kokia ta reali situacija. Jo. Ok, tai antras klausimas, kurį aš irgi šiaip labai dažnai sulaukiu, būna, kad ar parduoda nekilnojamą turtą būtina mokėti pelno mokestį. Tai, nu kaip, mokesčius visus šiaip mokėti yra privaloma, bet, kiek žinau, yra 3 pagrindinės lengvatos, kuriom galima pasinaudoti, ar ne? Jo, tai lengvatos, nu čia vėl klausimas toks biškinai apibrėžtas, ne, fizinis, juridinis, ne, nu. Mes gaunam, žinokit, ir dar abstraktesnių. Pirkt ar nepirkt, žinai, o tu palaukti, jo kokią situaciją, kaip, ten tai gal nepirk, tada jeigu tau kyla klausimų, tada eik pasimokyk, ne, nu kažkur tai pabūk, nes, nu vis tiek, jeigu dar kyla klausimų, reiškia pats dar nepasiruošęs, neturi žinių. Jeigu šitą apie pelno mokestį, ne, nu tai įmonės moka pelno mokestį, jeigu tu ant įmonės vystysi. Ir lengvatų, nu, nėra, nes tiesiog yra pelno mokesčių, kaip, tarkim, lengvatos yra tik tais fiziniam asmenim. Ne, įmonė irgi turi lengvatas, tai standartinis pelno mokestis dabar šiek tiek padidėjęs, yra 16%, tai jisai, nu, visom įmonėm taikomas, mokamas jau nuo pelno. Reiškia pajamos minus, nu, tarkim. O mažosiam bendriem? Tas pats, čia visiems juridiniam asmenim. Tai, nu, pajamos kaip pelnas apskaičiuojamas pajamos, minus visos išlaidos. Pajamos tai kiek, nu, išvyščiau 3 objektus, pardaviau, gavau ten 300 000, tai čia yra pajamos, minus visos išlaidos, nu, ir nuo likučio to moku pelno mokestį 16. Yra lengvatinis tarifas, tai jeigu pajamos įmonės būtent nepelnas jau tos, ne 300 000, tarkim, 2 objektus padariau, 250 gavau, nu šio Vilniaus kainom, šneku, taip labiau. Tai tada gaunas neviršė 300 000, ten neturiu 10 darbuotojų ir ten, nu... Krūva kriterijų, ne? Jo, reikia žiūrėti ten per visas įmonės, kiek aš kontroliuoju, tada galima taikyti 6% tarifą, nu tai jau mažiau 10%. Pirmais metais įsisteigus įmonę, nu, jeigu atitinki 6% kriterijų, tai pirmais metais gali taikyti 0%, tai reiškia, kad iš vis neapmokestinti, aišku, dar yra, kad 3 metus vystysi tą veiklą ir įmonės neparduosi, dar toks kriterijus yra. O šito net nežinojau. O mes jau reklamuodavom visiems savo, žodžiu, žiūrovom ir šiaip ten konferencijų dalyjom, kad ir klausdavo, kad steigti, sakau, steikitės nuo naujų metų, taip, kad, sakau, nuo sausio pasimtumėt tą, nežinau, maksimumą iš tos nuolaidos, nes jeigu, sakau, įsisteigsit lapkritį, tai tik pradėsi vystyti tą objektą ir viskas, ir nuplauksta tavo lengvata nulinė. Bet vat, apie tą apribojimą, kad 3 metus išlaikyti, neparduoti, neuždaryti, tai nežinojau. Jo, tai čia yra, nes tu turėsi grįžti, ne, ir, nu, sumokėti už tos metus. Ir dar dėl to, jo, tai čia dažnas, žinai, būna užsidega, kaip sakant, ištinka tas verslo priepolis. Jo, virusas. Jo, ir tada ten kokį gruodį čia, žinai, o nuo naujų metų pradėsiu vystyti nekilnojamą turtą ir ten gruodžio 20 įsteigė įmonę ir tada, va, 0% turėsiu, ateina, žinai. Nu, turėjo, 10 dienų. 10 dienų, bet tai, nu, planas kitoks buvo, tai ta prasme, čia galima net nesteigti tos įmonės, jeigu tu neturi dar ir to objekto, tu gali ant savęs rezervuoti, kol surasi, tada įmonės įsteigti, nu, gali kitais būdai žaisti. Ir jie praranda tą lengvatą. Aišku, ten yra, gali ir taip pažaisti, ten mokestinius metus pakeitė ir turėsi kitokį ten terminą. Išnaudota gali, jeigu tau reikia, žinai, metų, nu, bet ten reikia atitinkamas registracijas daryti, spėti tam tikrų laikų, žinai, čia jau reikia arba labai daug skaityti ir nagrinėti, arba, nu, pasitarti su kažkuo. O dėl to reikalingos konsultacijos pas Tomą. Jo, galima ir taip pasakyti. O jeigu mūsų žiūrovai, šiaip, tarp kitko, norės su Tomu susisiekti, tai per kur patogiausia Tomu pasiekti, greičiausiu būdu? Tai pas mane Facebook puslapį yra finansų konsultantas Tomas Štūra, tai galima. Įdėsim ekrano apačioje. Arba svetainė tomaštūra.lt, tai irgi užklausą užpildot, aš gaunu elektroninį laišką ir susisiekiu. Nu, ir telefonas ten yra, tai galima ir telefonu.
O jeigu šiaip labai patiks, žodžiu, mūsų šitas podcastas, tai matėm labai su Želvos trečia dalim, žodžiu, mūsų Želvos saugos. Gerai sulaikinta. Jo, gerai sulaikino, tauta nusprendė, kad tokio kontento nori daugiau, tai žodžiu, kontento dabar, kokius video kelsim, perleidžiam į auditorijos rankas. Tai kokį iškelsim? 1000 laikų? Tai minimum 1000. Nu jo, mažiau nedarysim. Jeigu Želvos surinko, tai jeigu žiūrovai surinks 1000 laikų po šiuo podcastu, ar ne, tai mes būtinai tada Tomą pasikviesim dar ir antram podcastui ir duosim temą išrinkti mūsų kanalo bendruomeniai, įdėsim apklausą, galėsit pasiūlyti temas, kuris surinks daugiausiai jūsų balsų, tai tokią subtemą ar ne ir padarysim antrą podcastą. O šiaip tai rekomendacija, tikrai Tomą mes su Gedriu ne pirmą kartą jau pas Tomą einam, ne vienus metus, turėjom turbūt pirmą, nežinau, prieš porą metų gal, ne? Gal dar ir seniau, gal prieš 3 jau net turėjom pirmą konsultaciją, tikrai rekomendacija, kad pasikonsultuoti ir... Su ta pačia Želva. Taip. Tai čia buvo 20 prieš COVID-as turbūt buvo, spėjau. Nu tai jo, nes tas pasikonsultuoti tai yra vis laiką, žinai, geriau ir tų klaidų, kaip Tomas sakė, išvengti galima stupėti pinigų daugiau, negu ten kainuos 1 valanda ar ten 2 valandos tos konsultacijos. Tai tikrai rekomendacija, kad tą padaryti, jeigu kam reikia ir turit klausimų. Būtinai. O grįžtant truputį atgal, tarkim, prie pelno mokesčio, tai su juridiniais kaip ir viskas aišku, o su fizinukais? O fiziniai, tai irgi tai traktuojamas kaip pelno mokestis, ne pelno mokestis, pelnas, ne, apmokestinamas, tai reiškia, gavau pajamų, tarkim, jeigu pardavimas turto pardaviau, minus už kiek pirkau, tai pelnas apmokestinimas, bet pats mokestis iš principo vadinasi gyventojų pajamų mokestis, kas truputėlį klaidina ne nuo pajamų, nuo nuomos pajamų, aišku, skaičiuojamas. Tai, tą terminą irgi teisingai, nes klausimas, sakau, nelabai teisingas užduotas. Tai jeigu ir ten į mokesčių inspekciją skambinant, gal jie ir atsakytų teisingai, pakonsultuotų, nes svarbu labai irgi tos pačius terminus vartoti teisingus. Detalės. Jo. Ir užklausai rašant arba ChatGPT naudojantis, tai iš vis gali ten atsakyti, iš vis tada ne į temą, žinai. Arba paimti, nes nereikėjo darbo kodekso, žmonai pagalbos, tai jis pasiėmė ten 2 metais senesnį, kur terminai visai kiti, žodžiu. Ir ten ateina įspėjimo terminas, ten nežinau, tarkim, turi būti 2 mėnesiai, o ten realybė dabar 1 mėnuo, ten turi būti 4, o ten 3 jis tiesiog pasiėmė tą senesnę ten redakciją ar ne, senesnį įstatymą ir viskas. Tai čia GPT, žinokit, ne visagalis. Tai ne, tai čia... Reikia su truputį druskos. Gal tu su senu GPT, žinai... Nemokama versija. Tai nemokama, nes senesnė, turi GPT-4. Ne, žinok, aš naudoju ir tą naujausią versiją. 20 ar kiek, 25. Ne maksimaliai. $20 ten gausi. Bet jisai remiasi duomenimis, nežino, nesupranta. Ne? Tai aš, kai žinau, ką turi pateikti teisingai, tai aš matau, kad čia suklydo. Tai vat irgi čia neseniai kažkaip čia visi apie tą PVM ribą, žinai, padidėjimą, pereisim prie PVM gal, tai kad 5 buvo 1000, dabar 55 norėjo padaryti, bet vis daug kas tiki, kad padarė, supranti, nes, daug kur tas labai buvo afišuojama, kad bus. Įstatymo projektas. Nes ta riba tenais nuo 20 kažkelių iki 45, ten labai senai prieš 10 metų. Ne, buvo 150 litų, tai jie tiesiog perversti, tai čia ir gaunas 5. Konvertavo tiesiog iš litų į eurus. Man atrodo, aš jau nebeatsimenu. Ne, aš turiu, kad buvo ta pirma riba, tenais prieš 5 buvo... Kažkas buvo. Labai ten nedidelė palyginus. Jo, bet tie 45 jie labai senai. Taip, ir infliacija vis tiek, tai per metų, žinai, augo, viskas didėjo, tai tas man turėtų keistis kažkaip. Tai vat norėjo 55 padaryti, bet nepadarė. Daug kur spaudo labai skambėjo ir daug kas įtikėjo, žinai, ateina su manim, pas mane konsultuotis. Ir matau, rašo, kad, apie tą ribą, žinai, aš matau, kad ne. Ir galvoju, aš net pats pradėjau abejoti, gal priėmė, galvoju, tiek skaičiau, žinai, niekur nėra. Tai čia GPT paklausė, tas išmetė, kad 55 Lietuvoje, žinai. Aliconuoja. Jo, bet yra puslapių, kur parašyta, tai nes aš paprašiau šaltinių. Tai ta prasme, kad vėlgi, reikia suprasti, ko klausti ir kur ieškoti. Tai, remtis geriau tais VMI, nueiti puslapį, ne čia GPT arba, Tai nuklydau nuo... pelno mokesčio, ta prasme, gyventojų pajamų mokesčio. Tai gyventojų pajamų mokestį moka jau fizinis asmuo nuo savo veiklos, vienas dalykas. Tai vėl tas nekilnojamo turto vystimas, reikia žiūrėti, kad tai yra vystimas, tai yra verslas. Tai ten jokių lengvatų nėra. Ten yra tik tai, kad tu moki, nupirkau turtą, pardaviau, moku nuo pelno, kokį gavau, 15%. Jeigu kalbėti apie lengvatas, tai jos yra, ne vystymą, ne ekonominiai veiklai vykdyti, tai jau ne verslui.
Tai reiškia, kad mano asmeniniam turtui, tai ta prasme, jeigu pasikeitė mano gyvenimo situacija, aš galiu pasinaudoti tom lengvatom. Jeigu aš vystau turtą, ne, tai... Ekonominė veikla yra? Ekonominė veikla, tai reiškia, kad lengvatos man negalioja. Taip, business as usual tada. Taip, nes faktiškai gaunasi, įstatymė nėra taip apibrėžta, bet ten, gyvenamo būsto pardavimui, ne, o gyvenamasis reiškia, kur gyveni, o ne tiek paskirti žiūrėti, ne, reikia. Tai iš esmės, kad žmogus jau pardavė savo nekilnojamą turtą, kuriam gyvena, ar ne, ir ten ieško kitą, ir ruošiasi per kitą, kad jis jam nereiktų išleisti pinigų, ne, mokesčiam, jis turi tas lengvatas. Taip, tai čia, ta lengvata iš principo yra, kad išsiskyrė, ne, šeimos pagausėjimas, kraustosi kitą miestą, keičiu darbą, tai dėl to, žinai, o ne ant vystytam, sugalvota, bet, tuom naudojasi daug kas, pastebiu, kad tai išnaudojama, bet jeigu kalbėti apie pačią lengvatą, tai 10 metų tas išlaikymas yra, tai jeigu turiu, aišku, vystant turtą, jau, neišlaikai 10 metų, nebent nuomai, tada taip. O jeigu Tomai, aš pernai perdavau namą, ar ne, dabar ruošiuosi pirkti, butą, tai nusipirksiu aš butą, sakykim, per metus laiko, tai man nereikės mokėti to GPM ar apie 15%. Čia yra daug labai tų kriterijų, žinai, tai tas, jeigu grįžtant prie tų 2 lengvatų metų, 2 metų ir tos trumpesnės, tai jeigu 2 metus esi registruotas turte, tai pardavus, jau viskas, kaip ir nereikia tau mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Nežinau, pusę metus esi registruotas. Tai jeigu, ten, kad ir 2 dienas, ne, bet turi registruotas tiek tos 2 metus iki pardavimo, nesvarbu, turėjai, pavyzdžiui, 8 metus, bet buvo registruotas prieš 6 metus. Ne? Arba išsiregistravai prieš 2 dienas iš to turto. Tai jau tau, kaip ir negalios lengvata, nes tu pardavimo momentu turi būti registruotas. Pardavimo momentu, jeigu esi registruotas, nežinau, 3 mėnesius 6, tai viskas tvarkoja, iš esmės, ar ne? Viskas tvarkoja, jo. Tu prasme, kaip ir atitinki tą pirmąją sąlygą ir turi po to per metus nupirkti sekantį turtą ir jame užsiregistruoti. Tai dar kas svarbu, kad abu sutuoktiniai, jeigu tai yra santuokoje, tas turtas pirktas ir abiem priklauso, tai abu turi būti registruoti. Vaikas nebūtinai turi registruotas būti. Vaikas vis tiek prie tėvų bus pririštas. Tai abu tėvai turi būti. Jo, svarbu, abu savininkai. Gali būti ten, pavyzdžiui, nebūtinai sutuoktiniai, gali būti, būna bendra savininkų, žinai, ten gal tėvai, žinai, dar kaip paveldėtas turtas ten daugiau jų gali būti. Bet esmė, kad turi būti visi registruoti, nes tas, kuris neregistruotas, jis nuo savo dalies mokės. Tai va, ir tą svarbų sąlygą įgyvendinti per metus. Dar būna, susiduria žmonės, kai, tarkim, parduoda turtą kokį gruodį, ne, ateina jau laikotarpis deklaruoti pajamas ir dar, kaip ir metai nesuėja, bet tu nenupirkęs naujo turto, tai kaip ir turėtum susimokėti mokestį, uždeklaruoti, nes dar sąlygų neįvykdai. Ir tada jau, kai įvykdysi, ten, gegužę uždeklaravai, rugsėjai, tarkim, nusipirkai, tai rugsėjai patikslinti deklaraciją, ir tada jau susigrąžinta mokestį, nes jau sąlygas įvykdė. Tai pirmą susimokė, jeigu, patyrė, ir po to, kai vėl kitą įsigijai, jau atitinki sąlygą, tada pasidarai pasigrąžinimą. Taip, užsideklaruoji ir grąžini. Aišku, pastebiu, kad daug kas daro, kad jie traktuoja, kad aš per metus vis tiek padarysiu, užpildo tą deklaraciją, kad aš įsigijau, arba įsigysiu traktuoja, to mokesčio nemoka, nes kartais tai gali būti didelė suma. Mokesčių inspekcija gali paprašyti tavęs, kad tu susimokėtum, nes, arba pateik įrodymus, kad to nepadarėjai. Mes matom, kad nepadarytų, pateik įrodymus, kad padarėjai. Nes kartais būna, kad kažkokia informacija gal nesuvaikšto, gal kažkur sistemose pasiklydo. Ir vis tiek tos deklaracijas, kol tikrina, tai būna Liepos mėnuo, tai dažniausiai žmonės įgyvendina tą sąlygą, tai nelabai kas susiduria. Tai net uždeklaravus tai, kad įvykdai, vėl reikia pažiūrėti, gal tu sekantį mėnesį įvykdysi. Plus 12 mėnesių toks, greitai prabėga, kaip sakė, kai taisyklė, aš daugiausia klausimų sulaukia, kai būna ten, ne už praeitus metus, ne už žinomus metus, bet ten 3 metai atgal, 4 metai atgal, ten 5 metai atgal, kur jau ten, nežinau, artėja ten tas senaties terminas. Tai dažniausiai apie tuos gauni. Nes visokių mokesčių ten patikslinimų, nežinau, esat skoloje ten, nežinau, 80 eurų, tai būna ten ateina pas mane gal 22 metų buvo, ar ten, žodžiu, keli metai atgal. Tai okei, sumokė, kiek ten jų reikėjo ir važiuoju toliau. Ir turim, sakėm, vieną, kad nusipirkai, pardavėjai, nusipirkai per 12 mėnesių kitą ir būtinai abu, tarkim, sutuoktiniai arba savininkai turi būti registruoti ir vienam, ir kitam. Pardavimo momentų būtinai. Taip, pardavimo momentų būtinai. Ir tada kita sąlyga, kad išlaikyti 10 metų. Taip, ar ne? Taip. Ir dar vieną sąlygą turim, kad būtų 2 metus įsiregistravus. Taip, 2 metus
iki pardavimo momentų būtų įsiregistravęs. 2 metus iki pardavimo momento. O jeigu tu, tarkim, kaip pavyzdys, buvai 2 metus įsiregistravęs, nežinau, ten dabar išsiregistravai ir po metų pardavinėjai. Tai tada jau tas... Čia jau tada, žinai, reikia žiūrėti, tada reikia pačiam kreiptis į mokesčių inspekciją, rašyti galbūt užklausą, paklausimą, tą situaciją paaiškinti, kaip yra, ir tada mokesčių inspekcija gal individualiai spręs, kaip pritaikyti tau konkrečiai tą įstatymą, ar įmanoma, nes, žinau atvejį, kai buvo žmogus registruotas ilgą laiką, nes ten tėvų būtas buvo, po to paveldėjo tą turtą ar padovanojo, neatsimenu, ir tos registracijos nebebuvo, bet faktiškai ta registracija ten gal N metų buvo iki tol, ir pardavimo momentų nebuvo. Ir va ta užsideklaravus, jau kaip ir netitinka sąlygų. Tai va jau tada ten žmogus turėjo individualiai aiškintis, nes faktiškai turi turtą, kaip ir pagal 10 metų neišlaikė, nes ten paveldėjo ar padovanojo, tai gavos netitinka tos sąlygos, nors ta registracija gal iki tol buvo labai ilga. Tai va yra tų individualių situacijų, tai irgi pačiam reikia tada padirbėti ir kreiptis į mokesčių inspekciją, galbūt, ir tai išgelbės, nes dažnai būna žmonės susiema po fakto. O, čia žanro klasika. Čia žanro klasika. Tai va, nes... Kad tu niekados nepagauni savęs tuo momentu. Jo, ir dar svarbu, irgi kartais būna, jeigu keičia tą turtą su tom registracijom, čia ypač aktualu, kai ten didesnį, ar kraustas, ir būna kartais, kad su tom paskolom, su viskuo ir naują perka, o kitas ten užtrunka koks pirkimas, pardavimas ir persikelia. Vėliau parduoda, negu ten būna dienos 2 skirtumai, bet jau tada nebetitinka sąlygų. Tai irgi reikia pasižiūrėti, kada tu tą naują įsigyji. Nes būna, kad iškart, nori kraustytis, tai nusipirkau, o tą pardaviau. Bet ten susitariau, atrodo, bet, notaras, tarkim. Mokestinė prasme gaunasi, kad prasilenkia šiek tiek. Jo, nes tu gaunas pardavai po, nusipirkai prieš, tai kaip ir netitinki sąlygų. Irgi tą reikia sužiūrėti, jeigu ten gali notaras nusikelti, ten pirkėjas ar pardavėjas. Labai žinot, matai, irgi neprasileis, nes labai gali to brangiai žinot, po to smulkmeną. Taip, nes tu jau viskas jau. Tada turėsi ieškoti dar būtą, kur pakeisti per metus. Taip. Tai dar turbūt vienas iš tų pagrindinių klausimų, jau šitų savo aptariam, tai dažnai būna mums patiems su Giedrium, čia nežinau, per kelias metus turbūt buvo irgi vienas dažniausių klausimų, tai PVM-as, kada reikia įmokėti, kada įsijungia PVM parduodant nekilnojamą turtą, būtent. Su PVM čia jau daug niuansų yra iš tikrųjų. Mums, kaip čia, sutrumpinta versija. Jeigu tauta prabalsuos, jeigu surinks 1000 laikų, galėsim prailgintą versiją. Jo, tai gal PVM ir yra ilgiausia ta tema su nekilnojamu turtu, nes daugiausiai klausimų kyla. Tai gal atskirti tada PVM fizinis juridinis, su juridiniu ten. Iš principo PVM taisyklės galiojos tos pačios, tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui. Tos pajamos arba apmokestinamos PVM, arba neapmokestinamos. Jeigu imti, kur kalbėjom dėl tų registracijų, turto pardavimo, tarkim, nusipirkau, visų pirma, tai pats turtas, kuris apmokestinimas, tai yra nauja statyba, o nauja statyba tai yra, arba nebaigta statyba, arba turtas, kuris po esminio pagerinimo, ar ten, pavyzdžiui, atliktas kažkoks kapitalinis remontas pastatui, prailgino to turto naudojimo laiką, tai reiškia, jisai nuo įregistravimo tų visų pakeitimų registrų centre, 24 mėnesiai skaitosi kaip ir nauja statyba, o nauja statyba jau tada PVM apmokestinama. Jeigu grįžtant prie fizinio asmens, kada apmokestinama, kada ne, tai tarkim, jeigu aš nusipirkau naujos statybos tą butą, arba kuris atitinka tas sąlygas, kad yra nauja statyba, ir kaip kalbėjome apie tas GPM lengvatas, kad jos man galioja, tarkim, aš ten 2 metus, gal 2 metus, tai jau čia bus jau sena statyba turbūt, bet gali būti renovacija kokia nors tuo metu pastato, daugio būčio, tai gali, kaip ir kilt klausimas tada, kaip ir nauja statyba tampa, bet jeigu aš galiu pasinaudoti GPM lengvata, reiškia, aš parduodu asmeninį turtą. Jeigu aš parduodu asmeninį turtą, tai nėra ekonominė veikla. Jeigu ne ekonominė veikla, reiškia, PVM nėra. Tai čia tu toks, dabar sakėt į vieną iš esminių klausimų, žodžiu. Ar, tarkim, tu esi fizinis asmuo ir esi PVM mokėtojas? Čia žiūrima vėl į pačias pajamas. Jeigu, tarkim... Ar tai yra ekonominė veikla? Ar yra verslas? Jo, jeigu nėra ekonominės veiklos, tai viskas... Tai nekyla klausimų, nes PVM yra už tai, pridėtinės vertės mokestis. Sukuri pridėtinę vertę, už to, kad savo turtą asmeninį ten butą pardaviau, įsikėliau namą, nesvarbu, kad ten ar namą pardaviau, kuris ką tik pastatytas, nes sugalvojau važiuoti ten į kitą miestą gyventi.
Tai, čia nebuvo verslas, ne mano, čia buvo tiesiog gyvenimo situacijos pasikeitimas, reiškia, jokia veikla, tai PVM tikrai nėra, nes tai ne verslas. Jau kai kalbam apie verslą, tada reikia žiūrėti, jau PVM atsiranda. Bet pirmą reikia šitą įsivertinti, ar tai yra verslas ar ne, jeigu aš atitinku sąlygas, kad tai yra ne verslas, tai PVM klausimų man neturi kilti. Supratau. Ir dar to, žiūrėk, turim tokią situaciją, reali situacija yra nekilnojamas turtas, ne namų kvartalas, į kurį esame investavę vieną iš namų, investavo 2 įmonės, kurios yra PVM mokėtojai ir dabar tas namas jau pastatytas stovi ir galvojam, ar jį dabar pardavinėti dabar ar laikyti ten 2 metus. Tai 2 metai dar nuo pridavimo reikėtų. Taip, 2 metai neužtenka pastatyti. 100% pridavimo, taip. Nes dabar, jeigu mes jį pardavinėsim, tai mes turėsim mokėti PVM, ar ne? Ir mes to PVM negalėsim susigrąžinti. Kaip pamokėtai esam. Kai sumokat, ta prasme, tai ką sumokat, tai to nesusigrąžinat, bet PVM susigrąžina tai, ką jūs išleidote tam turtui, tai jeigu jūs ten įpirkot su PVM iš statytojo, tai tą PVM susigrąžinsit, tai reiškia skirtumą, ne, pardaviau ten, turiu mokėti 20 000, pirkau ten 15, ne, statytojų PVM sumokėjau. Tai PVM mokėsiu 5, dar medžiagos, dar kažkas tai, ką gali susigrąžinti. Jeigu su PVM, darbai, jo, ten su atvirkštinis ir panašiai, ten daugiau tų niuansų jau su atvirkštiniu. Tai šitoj vietoj... nebus taip, kad 21 tu prarasi. Ne visą, bet jeigu, pavyzdžiui, tu nusipirki tokį namą iš fizinio asmens, žmogus pastatė namą, tau pardavant įmonės ir tu jį parduodi, ne, jis nauja statyba. Reiškia, tu parduosi jau su PVM, tu mokėsi tau 21%, bet žmogus, jisai, pavyzdžiui, gal asmeninį, pavyzdžiui, pasistačiau namą, sugalvojau, nenoriu, važiuosiu į miestą gyventi. Ir tą nupirkai tuo, ne, ant įmonės. Tai žmogui tai nebus, tai jo asmeninė turto pardavimas, tai jis be PVM tau parduos už 200, o tu kaip įmonė parduodi ten už 300, tarkim. Tai reiškia, nuo 300 visų jau 300 mokėsi PVM. Kas, tada pasiskaičiuoja, ar tikrai verta, nes atsiras pelno mokesčių ir visa kita, tai koks pelnas. Tai čia aš tai pasakiau 200-300, bet realiai nebus tokio skirtumo. Bet mes, žodžiu, mūsų tokia mintis yra, kad tiesiog mes dabar jį prisiduodam 100%, nuomojam 2 metus ir po 2 metų tada parduosim be PVM, galime parduoti, ne? Taip, po 2 metų galite parduoti be PVM, nes jau bus sena statyba, jeigu atitiks sąlygas senos statybos, bet tada jūs dabar susigrąžinti jo negalit, nesvarbu, yra PVM mokėtai, ne PVM mokėtai. Nes jeigu tos 2 metus nuomosit ilgalaikiai nuomai, reiškia, tas turtas neuždirbs pajamų, kurios yra PVM apmokestinamos. Tai jūs tos 2 metus nuomojat, jokių PVM nuo nuomos nemokat, jeigu ilgalaikė čia nuoma. Taip. Ir po to parduot be PVM. Bet ir nuo pirkimo, jeigu ten perkat už 100 PM su PVM, tai to PVM nesusigrąžinat, reiškia jūsų... O nuo medžiagų, tarkim, ir mes perkame. Nuo nieko nesusigrąžinat. Taip. Kam jūs naudosit? Jeigu, tarkim, dabar tą turtą perka, ne su PVM, tai gali susigrąžinti nuo medžiagų ir darbų ir 2 metus nuomoti tą turtą trumpalaikį. Jo. Tokiu atveju nuomosit jau su PVM, kadangi PVM mokėtojai, tai kaip ir PVM galit susigrąžinti, bet su jais 2 metai, ne, jeigu toliau nuomosit trumpalaikį, viskas tvarkoja. Jeigu sugalvosit parduoti be PVM, tai reiškia už likusius 8 metus, nes PVM tikslinimo laikotarpis yra 8 metų, turėsit sugrąžinti visą tą PVM, kuris buvo atskaitytas jau. Tai nuo pirkimo kainos, nuo medžiagų, nuo darbų ir tą patį atvirkštinį. Tai gausis 8 dalį, ne? Taip, taip. Ok. Labai gerai. Marius nemokamą konsultaciją, tai jau atgros. Reikia susimokėti. Ok. O jeigu pakalbėt apie NT mokesčius, ar ne, nes kai kurie žmonės sako, vis tiek, kaip būtų galima susioptimizuoti, ar ne, nes aš sakau, jeigu nusipirkot NT ant įmonės, tai automatiškai jau, prie visų ten tų minusų įsijungia ir nekilnojamo turto mokestis. Nes visos įmonės moka nekilnojamo turto mokestį. Taip. Teisingai vadinas, daug nemeluoju. Sąlyginai, ta prasme. Ne, bet jeigu apie nekilnojamo turtą, tai taip visos. Ten yra, tam tikrų veiklų, kurios atleistos gali būti. Bet čia, kalbam apie nekilnojamą, tai visos mokės nuo to turto, kurį jau turi, kurį valdo, gal taip pasakykime, nes jeigu aš turiu turtą ant įmonės, tai nuo jo moku mokestį. Jeigu aš išsinuomoju arba panaudos būdu, nes būna klausimų, ne, aš turiu kaip fizinis, noriu savo įmonei duoti naudotą, ne, ir įmonė nuomos. Tai jau įmonė perima iš fizinio asmens turtą, automatiškai įsijungia ir už tą turtą nekilnojamo turto mokestis, nesvarbu, kad įmonė jo fiziškai jis nepriklauso fiziniam asmeniui. Taip.
Taip. Tai ir čia atsiranda to daugiau. Tai dažnai tą nekilnojamo turto mokestį skaičiuojant gražas, ten pelną, pamiršta? Neįvertina. Nes, bet jis ir yra 1%, gal matematikos visos gal kaip čia nesugadina, taip radikaliai, bet vis tiek. Apgadina. Žiūrint, kur yra, žinai, nes vėlgi, kur tu nusipirksi tą turtą, kokioje savivaldybėje, ten vėlgi tas procentas nebūtinai vienas, nes savivaldybės nustato. Ypač apleistam, žinau, kad yra padidintas. Apleistam jo gali būti didesnis. Iki 3 netgi man. Taip, čia yra tas tarifas, jisai reikia pasižiūrėti, savivaldybė koks, kad įvertinta, ne, ir dar ne nuo pirkimo kainos, ne nuo registrų centro vidutinės vertės jisai skaičiuojamas, kur registrų centro išrašė, o nuo mokestinės vertės, tai ją atskirai reikia pasižiūrėti ir nuo jos yra skaičiuojama. Supratau. Taip. Ir dažnai, tarkim, skiriasi, patys žmonės, kur daro savo asmeninio turto deklaracijas, kai skaičiuojas, irgi reikia žiūrėti ne už tai, kiek pirkau, arba ne už tai, kiek registrų centras rodo vidutinę rinkos vertę, bet yra mokestinė vertė. Tai, ten paprasčiausias būdas į Google susivesti mokestinę nekilnojamo turto vertė ir nuoroda bus į registrų centrą. Tai ten galima unikalų pasitikrinti, kiek kainuoja. Aišku, ten yra išlygų, jeigu neįvertintas, bet kartais tas turtas gali, nupirkau už 200, jis įvertintas gal 1 milijoną, nes vertina, žinai, pagal, ne kiekvieną individualiai. Tai vėlgi gali tas mokestis labai didelis būti, tada turėsi gal kreiptis, kad pervertintų registrų centras, tada, ten jau kiti niuansai atsiranda. Ir plus aš įsivaizduoju tą mokestinę vertė, turto tą ribą, kurios reikia mokėti, tai, jeigu esi vienas asmo, tai jinai vienokia, bet jeigu esi santokoj, tai, jinai kaip ir dvigubai didesnė. Jeigu yra būt bendrasavininkai, ten nėra sutarties prieš vediminės, ar ne, ir, jeigu santokoj, tai tavo gaunasi kaip ir tas krepšelis, kuris neapsimokestina, jis kaip ir padvigubėja. Plus, jeigu, nežinau, matai, kad jau kaip fizinis viršysi tą ribą, tai visada yra opcija, turbūt, nežinau, kažką perleisti juridiniam ir kad tas jau juridinis vienetas pradėtų sukti jau tą. Čia nebūtinai santoka, ne? Čia yra bendrasavininkai, nes gali būti 4 savininkai, tada vėl išsiskaido. Jeigu šiaip žiūrėt, 150 000, nuo viršaus jau ten mokam, 0,5%, po to ten auga. Tai ant įmonės perleidus tu mokėsi procentą. Tai vėl nelabai dar apsimoka. Aišku, santoko, jeigu, tarkim, turint turtą, tai jau tavo riba 300, ne? Yra. Ten jeigu yra vaikų 3, ne, tai vėl 200 000. Ta prasme, vienam žmogui. Tai vėl auga. O nuo kada vaikai įsijungia? Nuo 3, man atrodo, vaikų. Supratau. Trūksta vieno vaiko. Tai va, kas nori ribą pasididinti, gali. Per Lietuvos demografinę padėtį. 100 000 ant san. O 2 katinai nesiskaito už vieną vaiką, ne? Dėja, žinai. 0,5, tik 0,5. Š valytų, žinokit, daugiau nei vaikai. Ir maitin. Supratau. Viena iš temų, ar ne, ką turim tai apie remonto išlaidas, bet mes kaip ir jas jau esam truputį palietę, ar ne, kaip remonto išlaidos gali būti panaudotas, kad siekiant susimažinti kaip PM, ar ne, kaip būtent darom tos flipinimus, ar ne. Aš kalbėjau apie fizinį ir apie... Tai čia apie juridinį mes jau kalbėjom, kad jos gali būti, nes tai yra, aišku, ten vėlgi... Tu rašai sąnaudas? Reikia įsivertinti, nes, būna, kad sąskaitų nesusirenka, žinai, kai turėjau... Kad Exceliukai yra, bet... Ne, dėl to, kad net yra sąskaitų, bet, žinai, dauguma statybininkų kaip dirba, Visi žinot, kaip dirba. Mes nesakysim, kaip jūs žinot. Jo, žino. Ir tai atrodo pigesnis variantas, bet kai tu jau vis tai ant nekilnojamo turto, ant įmonės nekilnojamo turto, tai jau tą reikia įsivertinti, kad tau, jeigu tu dabar samdai statybininką už, ten, nežinau, 1000 eurų kažkokiam darbam, ant įmonės greičiausiai bus ta didesnė suma, kurią tu išleisi. Ir tą reikia įsivertinti. Ir plus dar reikia įsivertinti, kad reikia surinkti sąskaitas, nes tai, kad tu sumokėjai, ne, iš įmonės išsėmęs pinigus tam statybininkui, tai nebus įrodymas, kad tai yra tavo sąnaudos ir negalėsi atminusuoti. Taip, nes aš paskutiniu metu, tas taupimas gal, kai tu esi ten, nežinau, fizinis asmo, gal paprašiau, bet jeigu ten esi juridinis, turi tavo ten įmonę, man tiesiog laiko ir vargo kaštai. Nes tiesiog tau užtrunka ir laiko, kad išsitraukti ir kainuoja truputį ten pinigų. Ir jeigu tu ten kažką truputį kaip ir simboliškai pataupėjai, ar ne, gerai, sutaupėjai ten 3%, bet ar tavo tas laikas, kurį tu idėjai, buvo vertas? Šiaip reikia netaupyti, o stengti daugiau uždirbti. Taip, gal čia geresnis dalykas. Ne toj vietoj dėt
akcentą, ar ne? O jeigu dėl fizinio asmens, grįžtant į remonto išlaidų, ten, tai faktiškai senoje statyboje nieko, ten būtinos išlaidos, registrų centras, notaras galėt minusuoti. O jeigu tai yra nauja statyba, ten nuo nulio statau, ne, ar ten dalinė apdala, ir tada galima atminusuoti. Tai naujoje statyboje įsirengimo tas išlaidas galima, ar ne? Taip, galima, bet, reikia vėl žiūrėti. Jeigu ten lengvatom naudojasi, tai tau jokio skirtumo bus, nes tai yra tavo asmeninio turto įrengimas, pardavimas. Dabar man gimė klausimas, vertas, gal ne milijono, bet ten kokio 1000. O jeigu tau nuperka, ten, pavyzdžiui, numų atveju, ar ne, nuperka butą numai, jis kaip ir tavo, bet registrų centre, tai jis ne ant tavęs. Tai jis ne tavas, tavo jis ne teoriškai. Tada tu išleidi įrengimui, ar ne, įsigyji ten, nežinau, po 2-3 metų. Kaip tada su tom remonto išlaidom? Ne, tai tu išleidai, tiesiog išleidai. Tu būtų neturi, jis buvo stebėdavęs. Jo, tai buvo ne tavo. Jo, ir iš kitos pusės, tu nebūtinai išsipirksi, gal pasikeis situacija, tu negalėsi išsipirkti. Ne, bet jeigu viskas okei, jeigu išsipirkai. Bet tuo metu jisai ne tavo buvo, tai tu, negalėjai leisti pinigų, būtų, kuris yra ne tavo iš esmės. Vėl tu nusipirksi greičiausiai jau iš numų, taip. Jau gatava. Taip. Kas bus, jau nenauja gal statyba. Jo, jau nebe nauja. Taip, ir viskas. Ne, dar galioja kai kur. Čia dar priklauso nuo vystytojo, bet mes... Nuo objekto. Jo, bet konkrečių mūsų atveju, tai ten jau, kaip čia laikrodis tiksi. Aišku, čia tokia individuali jau situacija, kur, tarkim, jeigu jau tikrai būtų ten ženklus skirtumas pardavimo atveju ir ten verta būtų skirti dėmesio, tai galbūt, tą situaciją į mokesčių inspekciją eiti, ir kalbėt, taip ir taip, čia buvo pirktas mūsų, čia nuomojamas, čia įrengta, galbūt tai įvertintų, nes, žiūrima vis tiek, nėra tikslas, kad, atimtos mokesčius, ne? Nors kartais kai kurie žiūrovai taip galvoja. Visi taip galvoja, nes atrodo, kad tai yra mūsų pinigai. Nė vienas nesakė, kiek mažai mokesčių. Gal dabar reiks mokėti. Ar Zuckerbergas gal ir sakė, kiek mažai moku. O tai Tomai, tokį dalyką, tai vis tiek reikia žinoti, tai VMI ten klaus kažką, ar nes kažkokį teikt prašymą, tai ar tokius dalykus, tarkim, tu gali padėti žmonėms pasidaryti, ar ne, tarkim, yra tokia situacija, nestandartinė situacijos, tarkim, važiuos, ar ne, pateikti, ar ten jų vardu pateikti. Dažniausiai dabar jau niekas niekur nevažiuoja, COVID'as atpratino važiuoti. Taip, tiesiog online yra. Taip, tai tą pagelbėjo, aišku, čia reikia žiūrėti jau pačią situaciją, ar tikrai verta, ar laiką gaišti ir pačiam žmogui, galbūt ten, finansinė prasme, ir laiko prasme, ten sutaupysi nedaug, čia vėl reikia labai individualiai vertinti, bet jo, aš galiu pagelbėti, nes, iš principo vis tiek reikia žinoti, ką parašyti, ką pateikti, kaip pateikti. Nes yra tikrai situacijų mūsų gedrim, kur mes patys nežinom, nei kaip pateikti, nei kur ten kreipti, ir tai yra... Tiesiog neturi patirties. Laiko, kaip sakyti, švaistamas, nes tu ten labai sugaiši daug ieškoti, tada rašyti, teikti kažkaip prašymas, jis blogas, tada grįžti atsakymą, kad tau reikia iš naujo pateikti, tai geriau kažkam duoti, sumokėti pinigus, kas žino, padarys grįžti atsakymą, tu turi žinosi, ABC kažkokius variantus, ką gali daryti. Taip. O Tomai, jeigu kalbant taip, iš praktikos, ar ne, per tuos 20 kažkelis metus praktikos, kokios buvo ryškiausias sėkmės istorijos iš klientų? Vieną paminėjot, kad sutaupėt apie 6,000 eurų tiesiog, ant nuomos, ar ne, pajamų, o kokių dar turit, ką galit pasakyti kamerai? Ką galim pasakyti kamerai? Taip aiškės, kad neturim. Neturim nieko. Nežinau, gal dėl tokių, jeigu žiūrėt apie nemokesčius finansavimą, tai irgi dažnai žmonės susiduria su to, kaip susiduria. Kai jau nori eiti finansuotis, susiduria su problema, kad, man nieks nieko neduoda, nors pajamų turiu. O čia ypač, jeigu dar turi individualias čia kas ne pagal darbo sutartį dirba. Tai tas yra žanro klasika, aš, pavyzdžiui, netgi žinau, kad daug kas, tarkim, naudoja, gal pareklamuosim nemokamai, ar ne, SEB banką, kad dėl to, kad jau skaičiuoja individualios veiklos pajamas, aišku, ten procentai būna blogesni, ten sąlygos, ten prastesnės maržos didesnės, bet jie tiesiog užskaito. Ten gal neskaito visų, gal užskaito 70% ar kiek. Ir, pavyzdžiui, jeigu šeimoje pas pažįstamus yra, kad 2 žmonės yra su individualios veiklos pajamom, tai jiem iš tų visų bankų, kas yra, ten gal tik tais 2 bankai, tetikė apskritai pasiūlymą, o tau, žinai, ir namą reikia nusipirkti, ir mašiną gal nori prasifinansuoti, ir taip toliau, tai... Čia gal pataisysiu tave, bankai teikia, žinai, čia, ta prasme, reikia tada kitaip eiti į banką. Aš bankui teikiu, ne, aš imu, perku produktą iš banko, nes kai mes tikimės, kad mums čia bankas kažką pasiūlys, einam tą į banką drebėtą, ne, aš irgi atsimenu, kai reikėjo savo paskolą pirmą imti, tai dėjo, kad tik duotų, ne,
O kai supranti, kad, tu perki paslaugą iš banko, tai eini kitaip pateikinėjai viską. Su kojas dar darys? Jo, galima ir taip, žinai, ta prasme, čia kiekvienas savo stilium pasirenka, galima ir ramiai sukontaktuoti, žinai, ir tą, bet vėl labai priklauso, va šitoje vietoje irgi, kas pliusai yra, aš manau, vėl samdyti konsultantus, brokerius tos pačius, aš ir pats, bet investavimu samdžiausi brokerę, nes man buvo paprasčiau, aš taip galiu susiruošti dokumentus, nes aš dirbu su finansais, man ten buvo paprasčiau, dalinai, negu kitiem, nereikėjo ir tai brokeriai paprašiau, bet jinai turi kontaktus, jinai lengviau prieina, jinai žino, ką pateikti, kaip pasakyti tos. Nes aš žinau, kaip į mokesčius, ten paaiškinti, kokiais žodžiais, kaip kreiptis. O jie žino į bankus. Ir tai, kai sakai, individualios veiklos tik keli bankai, ne, yra ir kiti. Tiesiog, kur papulsi. Iš jų feedback'o, tiesiog, sako, nevertina. Sako, nevertina. Tu nežinojimas yra. Tu nusinti, žinai, pateikė, žinai, tavo parašką ir sako, sako, jūsų individualios veiklos pajamų ten neužskaitysim, arba kaip pavyzdys ten, pateikit sutartis ten su kuo dirbat, ten sutarčių yra gal tik vienas pagrindinis, žinai, tiekėjas, sako, čia per rizikinga. Taip, tai va, jeigu grįžtant prie to, apie tą sėkmės atveją, tai kad irgi žmogus neturėjo jokių galimybių finansuoti, susifinansavo vieną, jau sako, viskas, bankai nieko neduosim. Tai vėl teisingai sudėliojus pajamas, kaip jas deklaruoti, kokiu dažnumu gauti, kur gauti, po pusmečio finansavimas 120 000. Ta prasme, tai yra viskas įmanoma, tiesiog reikia tvarkos. Pas daugumą nėra tvarkos. Finansuose, asmeniniuose, verslo tose pačiuose, nes kai nueini į kredito įstaigą, ir ten įkrito, čia gavau, tarkim, iš MB ten vadovo algą vieną mėnesį 200, kitą 3000, po to nieko nemoku, tai nieko gali nevertinti. Nesvarbu, kad aš 30 000 per metus deklaravau ir man ten skaičiuokliai rodo, kad aš paskolą gausiu. Ne? Čia pirmiausia, žinai, buvo, kai persidėm, tarkim, pagal civilinę sutartį, sakykime, pinigus iš mažosios bendrijos vadovui, ar ne? Tai gavosi, kad ten kažkaip, tas pavadinimas, kurio perėdam, netitiko, kaip turi būti. Ir ten po to bankai irgi ir ten kreditorius prisikabino prie to pavadinimo, reikėjo ten daryti taisimus, reikėjo ten buhalterį raštų raštus. Ir gavosi, kad ten vienas žodis netaip parašytas ir jisai ten po to jau nekliudėjo pasiimti paskolą. Bet gal kaip ir Tomas sakė, kad iš tikrųjų reiktų ir man pačiam pasikonsultuoti, nes pas mane buvo situacija, kad aš turėjau kelias paskolas, ne vieną, ne dvi ir ne tris, bet jos buvo pakankamai mažos sumos. Bet bankai man, porą bankų, ne bankai, negaliu sakyti, porą bankų sakė, kad tiesiog mes negalim duoti paskolos, nes yra tiesiog didelis kiekis paskolų, bet bendra suma yra nedidelė, paimta, jeigu bendrai sudėtum viską, nes ten senai imtas, mažos sumas, bet dėl paskolų kiekio pačio. Kad yra, nežinau, 5 paskolos, ten 5, 6 paskola, jau yra didelis kiekis, nors suma ten, sakau, yra iš tikrųjų maža labai, bet jie žiūri tą kiekį. Tai vėl, žinai, žiūri kiekį, kitur nežiūri, vėl, kaip yra pateikiama ta informacija, kodėl, žinai, tiek paskolų, galbūt refinansuotis gali, čia vėl strategijos klausimas, gal tu nori pasimti, gal gali refinansuotas paskolas kitam bankė pasimti kažkaip tai ir tada vėl eiti. Taip, tai sakau, dėl to tai reikia, žinai, ir apie bankus, bankai, kai, mes įpratę sakyti bankai, bet čia, kredito unijos irgi, kredito įstaigos įeina, nes, ten irgi lengvesnis finansavimas, jie kitaip pažiūri tas pajamas. Aišku, kartais tas pats gaunas ir bankai, ir unijoje, nes ten marža didesnė, tai suma plus minus ta pati gaunas. Laikotarpis ten galbūt bankė trumpesnis, tai susifinansuoji. Bet iš principo svarbu, kad tos pajamos būtų tvarios, pastovios, bet kaip ir sakei, gauna galbūt iš to pačio. Tai vėlgi, reikia pasižiūrėti, ko aš noriu, tarkim, čia, žinai, dažnai būna tas, noriu dabar paskolos. Nebus taip, jeigu tu nesirašai tam, tu greičiausiai gausi arba blogas sąlygas, arba ne tiek, kiek nori, bet jeigu tu žinai, kad aš noriu ten, tarkim, nusipirkti namus ar investuoti, tai tu žinai, ko tau jau reikia, kokios sumos, kada, ir tu tam gali ruoštis. Susidėlioti pajamas. Jeigu tavo tik vienas, tarkim, individualios veiklos sutartis, ne? Galbūt iš vis nėra sutarčių, kas irgi labai svarbu, kad būtų sutartis. Taip, nes tas vis tiek prideda kredito tą įstaigai, kad vis tiek yra kažkoks tęstinumas ir stabilumas. Kad tavo rizika mažėja jau, tu nesi... Ir kaip tu pateiksi, nes dažnai būna ir su tais pačiais, banke vadybininkai, būna kartais pasiskambina ar brokeriai, sako, bankas
klausia, čia nevertina. Va čia irgi buvo su nuomos pajamom, nes verslo liudimas 45 000, nuomos pajamos, kas viršaus per metus apsimokestina 15%. Tai šitoj vietoj gaunasi, kyla klausimas, tai kodėl neimi liudimų, bankai žiūri pagal deklaracijas. Ne, jeigu tu nekontaktuoji, neaiškini, nusiunčiau, bankas įvertino, tai logiška, kad jie pasižiūrės pagal save, jiegi nežino, kokia situacija pas tave yra. Jeigu tu paaiškinsi, kodėl taip yra, kodėl apsimokestina 15, kodėl jau šitos pajamos, ne prie verslo liudimo, nes taip tiesiog tokia tvarka. Nes ten, nesėdigi darbuotojas mokesčių inspekcijos, jie bankininkai žiūri kitą prizmę. Tai visur reikia, pateikti tą informaciją, kurios jiem reikia. Ir paaiškinimą. Taip, ir taip, kaip tau reikia. Čia dar svarbu. Taip, kad gautų, kaip čia sakyti, pilną tą tokį vaizdelį, ar ne? Jo. Čia visai gal tema, bet reikėtų mums įsekantį podcastą irgi pasikviesti, ką nors, kas dirba, nežinau, paskolų srityje, kaip pavyzdys, ir kad žmogus irgi, kad kaip būtų galima ten, nežinau, lengviau susidėlioti, ar pasimti pirmą, ar 10. Jo, 10, ne? Matai, jeigu bankininkas 10, kodėl? Yra tikrai, kas turi ir daugiau tų paskolų. Gerai, kiek turi paskolų priskaičiuoti? Nežinau, reikia, kaip skaičiuosim rentų bajų arba numus. Ar numai paskola? Ne, čia jie tau nefiksuojamos yra prie šitų įsipareigojimų. Tai nedaug, tik 4 reikės. Tai va. Bet šiaip, kaip tas sakė. 4 su bankais yra 4 paskola? Gal kredito unija, tai tada bus 5, jo. Nes tik viena kredito unija. 5, įmanoma 5. Kažkas sako, jau 3 neduoda, ne? Bet gal ne ten nuėjai, nes, vėlgi... Kas įdomiausia, tai 3 tam pačiam banke, viena, kitam, ir, tai 3 SEB, viena Citadeliai ir viena kredito unija. Bet, kaip sakė Marius, jeigu ten pirmas 3 paskolas pasižiūri, tai ten bendra suma 30 gal tūkstančių. Aš vien 4 kredito unijai. Tai sakiau viską, žodžiu, reikės šnai, kad praeliminuoti ir kad refinansavimui, kaip sakėt, kad koks yra tikslas, tarkim, ten tikslas yra refinansuotis vieną seniau pirktą butą, kur ten buvo ant numai, dabar per kažką refinansuotis, kaip tik vasario mėnesį sakė, Revoliutas ateina, čia sudrebins būsto paskolų rinką, pažiūrėsim. Čia visi labai tikisi, žinai, sėdi laukia. Šiaip turiu patarimą, kiek man teko imti, sakykime, iš bankų ir iš kredito unijų paskolas, tai unijose turi 4 paskolas, tai kas palengvina laimimą, tai pirmą kartą ėmiau 2 iš karto, tai jie kažkaip irgi, taip, pakankamai, nežinau. 2 imi 3 nemokamai. Tai teigiamai žiūrėjo, pakankamai lengvai viskas gavosi, antrą kartą, kai reikėjo, gavosi, kad irgi ėmėm tenais, vos neišbrėžinių butus ir jas pastatė, reikėjo imti, tai irgi 2. Pirmą kartą jau pasiėmiau, viskas kaip ir ten tvarkoj, dabar reikia vėl 2. Vėl, tai žiūri, kaip vos ne, kad tu imi 2, vos ne į vieną kaip paskolą žiūri. Ir gavosi, kad, ten užteko pajamų, ten viską patikėm, visas nuomos, visas pajamas, atlygio pajamas gaunamas ir, ten pakankamai viskas labai smooth ir gerai gavosi. Tai vat, po 2 visai pasiteisino. Čia vėlgi labai priklauso ir nuo kredito įstaigos, nes jie kiekviena turi savo politiką. Kiek jie gali tau duoti paskolų. Ir atrodo, kokią sumą. Nuo to menedžerio vadybininko, kuris... Ir nuo vadybininko. Pirmas yra, kai tai yra vadybininkas, pas ką tu papuoli, nes gali papult pas tokį, žinai, kur, pradedantis, kur nežino, nesupranta. Tai nėra blogai, nes, ateina dirbti darbuotojai ir dauguma eina paskolų kokie, kas darbo sutartį turi. Tai, tai nėra sudėtinga, bet, tarkim, aš kai jau pas mane tų skirtingų pajamų, dividendai, mažosios bendrijos pajamos, nuoma, kokteilis gaunasi. Daug. Aš pats PVM mokėtojas kaip fizinis asmuo, tai vėl kitaip, kyla klausimų, kas čia, kodėl sąskaitos, kodėl taip, kas čia kaip PVM'as. Ir jie nesupranta, tiesiog jie nesusidūrė. Yra buvo toks atvejis, kada išrašas sakė, klausyk, tavo išrašas, sako, yra per sudėtingas. Davai, sako, tu įvest ten, tarkim, kai perveda atlyginimą, yra ten DU, ir ten samving, tai kad filtrė, sako, būtų DU, ten, ar nežinau, ar atlyginimas, ar kas ten, nežinau, ten, ir sako, tu tik tą ištrauk, sako, išrašą, ir atsiūsk, sako, nes daugiau, žodžiu, ten velnės koja nusilaužtų. Tai ir tas pats, kaip sakiau, reikia tos tvarkos finansuose ir, mes patys šeimoje, tai ir nuomai vieną sąskaitą eina, ten vadovavimo išlaidos į kitą. Aš išsinešiu iš to, tai iš tikrųjų galbūt, aišku, dabar visos jau nuomos sutartys yra padarytos, bet vis tiek gali, nežinau, pasirašyti ten priedą prie nuomos sutarties, ar ne, kad vietoj tos sąskaitos veskit į tą. Gali pas pakeitimą. Nes aš netgi, iš tikrųjų, turiu kelios yra sąskaitos, tiesiog, nedirba, viskas krenta, sako, tai vien. Tiesiog pervadinai nuomai ir sukrito įrašai ištraukiai.
jeigu reikia kažkur tos nuomos pinigų, nu, tai persivedi, tada jau bet tai čia bus tik viena eilutė, o visą kitą turėsi vien tik tais. Ir labai lengva apskaičiuoti tada būna, nes taip tai atsidarai tą išrašą, kam nors reikia pateikinėti. Iš kur čia pervesti? Čia kurio būtų, ten pagal pavardę, kažką praleidai kaip taisyklę. Tai taip, čia ir skaičiuoti, ir ta tvarka atsiranda, ir kai kreipiesi kredito įstaigas, mes tos tvarkom finansus, ne per tų, pavadinkim, stiklainių tų metodų, ten aišku ne 6, ten daugiau gautųsi, bet vėl tie pinigai išsistumdo ir, tarkim, įmant paskolą buvo su vadybininku bendraujant, jam kilo klausimų, tai pas jūs, kaip jūs gyvenat, pas jūs čia 0,00, pas mus ne 0, mes tiesiog išstumdom, žinai, ir jiem, pavyzdžiui, jeigu nebendraut, aš grįžtu prie to, kad, einu į banką ir aš kalbu, nes man reikia, o ne tai, kad, daviau jie jau kaip ten išeis, ką jie suprasta. Tai ir tas, paaiškinimai, kodėl tu taip išdėlioji, kodėl tu pervedi, kas dažnai, irgi būna, tarkim, ten, žinai, nueina dviese papietaut, vienas sumokėjo, perveda skolą, skolą. Ką reiškia skola? Tai tau ką pritruko 12 eurų mėnesio pabaigoje, tai ar tu po to paskolą galėsi susimokėti, jeigu tu nesugebi mėnesio pabaigoje ten, 12 eurų pasiskolinti, ar ten 10 papietum, žinai. Tai labai svarbu, už ką tu dar rašai, ne? Ten kiti būna pajokau, dar, žinai, kažkokiu ten žolę, žinai, ar dar kažką, kur irgi. Jo, tai ta prasme, tai irgi gali užkliūti, nes, o jeigu, žinai, jie nesigilina, parašyta ten žolę ir skaičiuoja kaip žolę, viskas. Tai, žinai, ta prasme, tada sakys, kad narkotikais prekiauja, tai gal kažkokia rizika yra, nesvarbu, kad ten draugas pajokavo, tai tas irgi labai svarbu. Patomai, tu, tarkim, kai perveda ten už nuomą į nuomos ten sąskaitą, tai už kiekvieną objektą į atskirą sąskaitą, už nuomą į vieną tiesiog sąskaitą. Pas mus dvi gaunas, nes į vieną šiaip krenta visos, o kur viena unija pareikalavo į jų, kad vestų, tai mes sutikom, tai ten į jų krenta. Nes, yra tie dar būna, kai leidimo prašai, tai sako, tada į mūsų sąskaitą. Tai. Šiaip iš tikrųjų labai gera mintis, nes tada, kaip pavyzdys, aš būdavo, kad kredito unijos, kadangi nelabai naudojasi, tai ten kas kažkiek vis pervedi, bet būna, kad po to unija tau parašo raštą, labą dieną, jau ponas nesusimokėjot, tai ten kažkokia skola. Ir tada tu ten įmeti, bet kai galvoji, tik tam pačiam, ten nuomininkas tai jau gyvena. Tai tiesiog jam duodė menmetą, jis kaip čia vis dar, dapildo, nes tas būtas gal ten generuoja, ten minus 100 eurų ar kiek kiekvieną mėnesį, tai tu įdėjai 1000, ten vos nemetam laiko, tau jau rami galva. Arba taip, pas man yra taip, kad yra 1 mėnesio rezervas visada, to sąskaitoj, jeigu ten keisis nuomininkai, aš nežinau kokią situaciją, pasikeis nuomininkai, nerasim kažkokiu tai, kad būtų tai paskolai. Bet šiaip krenta viskas į vieną, komunalinis mokam iš tos vienos, ten visada matau, koks yra likutis, žinai, iš nuomos. Taip. Turiu dar toks... Tomai, du paskutinis klausimas. Ilgesnį, kad trumpesnį. Tai, vienas tas ilgesnis, tai kodėl tu, Tomai, esi pats pavamokėtės kaip fizinis asmuo? Nes manau, čia daugelio klausimas, kodėl verta tą turėti, nes yra ir minus ir pliusų. Čia labai ilgas klausimas. Trumpai tada. Trumpai. Aš pamokėtas dėl to, kad aš išsiemu atlyginimą iš mažosios bendrijos, kontroliuoju kelias įmonės. Tai kai tu turėjau kontrolę ant kelių įmonių, vėl ten nuo pajamų dydžio priklauso, nuo tavo pajamų. Pliusuojasi viskas ir tavo asmeninės pajamos. Tai labai greit perlipi. Tai iš karto gali perlipti. Jeigu įmonių, tarkim, 2 veiklas turiu, 2 įmonės kontroliuoju, įmonės perlipa, aš jau kaip fizinis asmuo perlipu. Ten, aišku, yra sąlygos, kad tas pats vadovas ten, veikla ten ta pati, žinai, panaši. Tai tokiu atveju aš pamokėtojas, man apsimoka, nes mano veiklos yra apmokestinamos PVM, tai aš tą PVM neprarandu. Bet jeigu žiūrėt, vystant, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą, seną statybą turi mažąją bendryją, jinai bus nepamokėtoja. Tu turtą pardavinėsi be PVM. Ir tu kaip fizinis tapsi PVM mokėtoju, gal ir dėl kitų priežasčių, tarkim, dėl individualios veiklos. Bet tada jau kaip vadovas negali išsiimti tų pinigų. Kaip gali, bet turėsi išsiminėti su PVM, o PVM praras įmonę. Tai tau 20% neapsimoka. Taip. Tai čia vėl reikia žiūrėti individualiai, žinai, kiek tu turi to turto, ką tu darai, kada perlipsi. Gal trumpalaikę nuomą tavo perlips, ne kaip fizinio asmens, nes trumpalaikę nuomą su PVM, ilgalaikę be. tą reikia įsivertinti. Tai, bet čia toks jau kompleksinis, strateginis, ir ten vėl PVM, aš būdamas PVM mokėtojas, aš jo neprarandu, aš tiesiog vėliau jų moku, užsiskaitau, ten irgi yra galimybių tos padėlioti savo naudingą. O trumpas? Žinau, tai įsiklausiu klausimą, nes pamiršau trumpą klausimą. Nieko tokio, antrai daliai.
Taip. Jo. Tai priminimas, ką tada. Pirma, tai ačiū labai Tomui už gerą pokalbį. Matau, kad tikrai užtrukom. Tikrai geras. Netrumpai užtrukom. Ir priminimas mūsų žiūrovam, ar ne, kad jeigu patiko tokio tipo apie mokesčius ar ne mūsų podcastas, tai būtinai prabalsuokit. Jeigu surinksim daugiau nei 1000 laikų, tai būtinai padarysim antrą dalį, duosim jums prabalsuoti, kokiom norėtumėt, kad koks fokusas ant kur būtų ar ne. Šiaip galit parašyti klausimus į komentarus, ką norėtumėt užduoti Tomui ir mes nutarkim, jeigu darysim antrą podcastą, nežinau, po pusės metų pasikelsim būtinai šitos laidos įrašą ir pasižiūrėsim, gal ir ne visus, bet bent jau didžią dalį klausimų tai tikrai pasistengsim atsakyti ir būtinai įdėsim nuorodas ar ne, kur galit su Tomu susisiekti mūsų laidos aprašyme, komentare ir ką, iki sekančių tada pasimatymų. Ačiū Tomui. Ačiū Jums. Iki.